investuoju ir tenais aš aišku noriu priskirti investicinę sąskaitą, nes jūs girdėjot, gal iš manęs čia yra aukso kasykla. Tai, ką jūs deklaruojate, tą įsigijimo vertę iki 24 gruodžio 31 dienos, kaip mes kalbėjom anksčiau, jūs vėliau galėsite išsiimti neapmokestinamai. Kiek iš tikrųjų yra lengvatų po 500 eurų ir kam jos taikomos? Minus 500 eurų lengvata ir viršijančią dalį apmokestinu. Bet jeigu nori pritaikyti lengvatą kiekvienam sutuoktiniui atskirai. Už praeitus laikotarpius, jeigu žmonės nežinojo, paklausė mūsų podcastą, sako, kur jūs buvo tada anksčiau, kur Invest buvo, kodėl mes nežinojom, ne? Tai traukinys dar nenuvažiavo. Traukinys nenuvažiavo. Tai už kiek metų galima taisyti ir tikslintis? Sveiki visi, ačiū, kad prisijungėt paklausyti ir pasižiūrėti mūsų. Tai šiandien mes kalbam labai aktualią temą, karštą temą apie investavimo mokesčius. Ir kartu su manim yra Ada. Ada, gali prisistatyti? Sveiki, tai aš esu Ada Dženkauskė, TaxTactic partnerė ir jau 16 metų esu mokesčių srities ekspertė, turbūt save galėčiau tai pavadinti. Tokia visai, sakyčiau, gera komunikatorė. Tai LinkedIn'e Ada komunikuoja apie mokesčius, visada naudoji 3 paršiukų tos pasakos tokius pavyzdžius, ne? Tai labai tokia paveikia komunikacija, mokesčių klausimais, įdomi, tai tikrai kviečiu stebėti Ada LinkedIn'e. Ačiū. Gerai, tai mes pabandysim į valandą sutilpti investavimo mokesčių tema. Atrodo, investavimo mokesčiai turėtų būti labai paprastai, bet šiuo metu turim tokią sudėtingą, atrodo, sistemą ir net, sakyčiau, turim 2 sistemas, tai lengvatas, apie kurias pakalbėsim, ne? Ir nuo šių metų turime, nuo praeitų metų pradžios, turime investicinę sąskaitą, kurią šiuo metu gyventojai deklaruoja. Tai gal pirmą, kad mes čia nesimakaluotume, pirmą pradėkime nuo lengvatų. Nes irgi matau įvairiuose forumuose ir pas mane irgi Facebook'e komentuoja skirtingai apie tas lengvatas. Ne? Tai žinom, kad yra 500 eurų lengvata investicijom, bet neaišku, kiek jų yra. Aš žinau, kad jų yra 3. Kažkas sako, kad skambinau mokesčių inspekcijai, paklausti, ar tikrai 3 yra. Sako, mes tokio negirdėjom dalyko. Ne? Tai kiek iš tikrųjų yra lengvatų po 500 eurų ir kam jos taikomos? Tai lengvatos po 500 eurų čia yra tos investicijoms tokios klasikinės, jau daugybę metų taikomos, jos taikomos praktiškai automatiškai deklaruojant pajamas, ne? Tai tiesiog deklaruojam pajamas ir jos prisitaiko automatiškai skirtingoms pajamų rūšims, ne? Tokioms. Tai viena lengvata yra kapitalo prieaugiui, tai yra... Ką tai reiškia paprastai? Kapitalo prieaugis, kas tai yra? Pirkau akcijas pigiai, pardaviau brangiai ir kapitalo prieaugis yra tas pliusas, kurį, arba minusas kartais būna, ne? Kurį reikia apmokestinti. Tarkim, tai jeigu aš pirkau vieną akciją, tarkim, už 1000, jinai nusivažiavo, pardaviau už 800, tai turiu 200 eurų nuostolių. Nuostolis neapmokestinamas. Bet tuo pačiu esu nupirkusi, pavyzdžiui, kitą akciją ne už 1000, o ten jau už 1500 pardaviau. Tai iš vienos turiu minus 200 eurų nuostolių, už kitos 500 pelno, tai kaip darau? Tai iš principo jas, kai deklaruosiu, jeigu tai yra tos pačios rūšies finansinė priemonė, akcijos tavo pavyzdyje yra tos pačios rūšies, ne, tai 500 pelnas dengsis su 200 eurų nuostoliu, bus apmokestinamasis pelnas, tas kapitalo prieaugis, kurį aš pavadinau 300 eurų ir jis bus gyventojų pajamų mokesčio objektas. Vėl čia skamba gal labai sudėtingai, ne, objektas, ne, tai tada mes žiūrim, kaip jį apmokestinti. Tai standartinis GPM tarifas už 25 metus tokio tipo pajamoms buvo 15%, bet, kadangi klausė apie lengvatas, ne, tai būtent tam kapitalo prieaugiui yra 500 eurų lengvata, kuris sako, kad pirmieji 500 kapitalo prieaugio pajamų yra iš viso neapmokestinami. Taip, nieko, už tos 300 eurų, grubiai, nieko. Nulis mokesčių. Gerai, tai viena lengvata, tai yra kapitalo prieaugio. Judam toliau. Tada yra palūkanoms, bet palūkanoms ne bet kokioms, o palūkanoms iš indėlių, iš finansų įstaigų, tai pavyzdžiui, taip liaudiškai tariant, iš indėlių dažniausiai, ne? Tai šitoms palūkanoms yra vėlgi 500 eurų, jeigu indėliai buvo Lietuvos finansų įstaigose, Lietuvos bankuose, tai šitą informaciją netgi rasite automatiškai įkeltą į jūsų
preliminarią deklaraciją. Ir vėlgi ta pirmiems 500 eurų lengvata prisitaiko, viršijančiai daliai jau taikosi standartinis GPM tarifas, kuris už 25-uosius buvo 15%. O indėliai, bet obligacijos? Tai Jekaterina, puikus pastebėjimas, obligacijų palūkanos palenda po tą pačią lengvatą, kaip ir indėlių palūkanos, ne, tai joms taikosi tie patys, ta pati lengvata, ne, pirmi 500 eurų neapmokestiname, viršijantį dalis, standartinis GPM tarifas. Jeigu iš indėlių gavau, pavyzdžiui, 250 eurų, iš obligacijų palūkanų gavau 300 eurų, ne, sudedu. Taip. Turiu 550 eurų, tai už 500 eurų dar nieko nemoku, Taip. o už tą perviršį, ne, tai yra už 50 eurų, paskaičiuos 15, ne, už praeitus metus ir sumokėsiu čia, kiek čia, 7,5 eurų maždaug. Gerai, grubiai. skaičiuojame. Gerai, trečioji lengvata. Palūkanoms iš sutelktinio finansavimo platformų. Ir tarpusavio skolinimo tikrai. Ir tarpusavio skolinimo, tu čia net geriau turbūt pakomentuotum visą plotį, ne, rinkos, koks tai gali būti. Tai jis netaip senai, kaip netaip senai, čia kokie 5 metai taip įsigaliojo, ne, kažkas tokia. Tai man atrodo, kai įsigaliojo būtent, suteikė leidimą šitom platformom dirbti, tai po kurio laiko ir suteikė papildomą lengvatą, kad indėliai ir tarpusavio skolinimo platformos turėtų iš principo vienodas sąlygas. Tai vadinasi, tie mūsų aptarti pavyzdžiai po 500 eurų, jie galioja ir tokioms palūkanoms taip pat. Tai čia trečioji lengvata, ne? Tai mes tada iš principo apibendrinant turim 3 lengvatas po 500 eurų, ne? Tai iš viso yra 1500 eurų to prieaugio, ne, kurį mes galim iš principo nieko nemokėti už kurį. Taip, visiškai teisingai ir savo deklaraciją pildant, galite įsitikinti to praktiškai. Tai net, kur sakot, skambino kažkas į VMI ir pasakė vienaip ar kitaip, ne, tai visko gali būti, bet nueikit ir įsitikinkit savo akimis užpildę deklaraciją. Jeigu bus pasirinkti tinkami įmokų tų pajamų kodai, tikrai bus pritaikytos 3 skirtingos atskiros lengvatos kiekvienai pajamų rūšiai. Ir labai svarbus pastebėjimas, matyt, čia reikia įsitikinti, kad tas kodas ten skliausteliuose toks būna, ne, kad jis yra teisingas, dėl to, kad, pavyzdžiui, ir aš iš savo patirties matau, kad jeigu bankai, pavyzdžiui, lietuviškai pateikia informaciją, jeigu aš pardaviau kažkokią akciją, ne, jie pateikia informaciją ir nebūtinai nurodo tą kodą, kuriam taikoma lengvata, ne, tai reikia, būna, kad rankiniu būdu tiesiog pakeisti. Ir dar vienas dalykas, kadangi užsiminiau apie akcijas. Labai teisingai, taip. Tai čia yra visiškai klasika, finansų įstaigos beveik visos, čia negalėčiau išskirti, kad kažkurios daro geriau arba blogiau, ne, jos laikosi tokios konservatyvios pozicijos, ne, jos pateikia informaciją, kad jūs negalite taikyti lengvatos, nes lengvatos taikymui yra tam tikri kriterijai, kad jūs, pavyzdžiui, tą finansinę priemonę nepardavėte tai įmoniai, kuri ją buvo išleidusi, tarkim, čia akcijų, ne, kapitalo prieaugio atveju, arba pajamų negavote iš tikslinės teritorijos, tai tų vadinamųjų juodojo sąrašo valstybių. Tai finansų įstaigos nenori prisimti atsakomybės, ne, kad jūs tikrai galite taikyti tą lengvatą ir konservatyviai pradeklaruoja, kad negalite taikyti lengvatos, bet daugeliu tų standartinių buitinių atvejų, ne, kaip buitinių, tų, kur visi žmonės investuoja, tai daugeliu atveju tikrai galima tą lengvatą taikyti ir tiesiog reikia rankiniu būdu nueiti pildant deklaraciją. Pieštuko yra simbolis, ne, ir koreguojam kodą iš to, kur negalima taikyti lengvatos, į tą, kur galima taikyti lengvatą. Visur VMI tam vedlyje yra ne tik numeriai, ne tik kodai, bet yra ir pilnas pavadinimas, tai jį įsiskaičius tikrai galima tą pasidaryti ir sutaupyti, tiesą pasakius. Dar vienas niuansas, jeigu pardavėm akcijų, tai bankas, jeigu lietuviškas bankas, kuris pateikė VMI deklaraciją, jisai pateikė tik tais pardavimo kainą, ne už kiek aš pardaviau. Ir tam laukelėje, kur yra pirkimo kaina, ne, ten yra 0. Tai labai svarbu irgi pakoreguoti, surasti informaciją apie tai, už kiek buvo pirkta, ne, ta akcija, kurią pardavėm, o tą informaciją kur galima surasti? Tai jeigu kalbant konkrečiai apie kapitalo prieaugį, pardavus akcijas, tai mano žiniomis visi bankai ir brokeriai pateikia vienokias ar kitokias metinės ataskaitas skirtas pajamų deklaravimui.
tai tose būna dažniausiai atskiromis eilutėmis kiekvienas pardavimo sandoris išskirtas ir to sandorio, brokeris turi prievolę sekti to pardavimo sandorio įsigijimo kainą FIFO metodu ir ten būna ir nurodyta ta jūsų įsigijimo kaina. Nes aš to, pavyzdžiui, nežinojau pati, tai praeitais metais, kai deklaravau, kadangi buvo pardavimų keletas, tai aš ėjau tiesiog į savo einamąją sąskaitą pagal metus ir bandžiau pagal, keywordus surasti, už kiek aš pirkau tuomet. Tai buvo šiek tiek sudėtingas toks. Ne, brokeriai tikrai ir šiaip, dabar aš aišku pasakiau, turi prievalę FIFO metodų, bet tai lietuviški brokeriai tikrai, bet tas, aišku, visam pasaulyje yra įvairiausių, tai galbūt kai kuriuose ten egzotiškose valstybėse gali būti kitokie metodai įsigijimo kainai nustatyti. Ir čia ką turiu omeny, kad pavyzdžiui buvo periodiškai investuojama, 5 metus po 100 eurų pirkote kažkokią tai akciją arba ETF ar panašiai, o pardavėte viską vienu kartu. Tai kaip suskaičiuoti tą, arba pusę pardavėt vienu kartu, tai kas yra ta jūsų, ar vidurkį čia skaičiuoti, ar ką, tai ne, tai yra tas FIFO metodas, tai vadinasi tas pirmas, kurį nusipirkote, jūs jį pirmą ir parduodate, tai pradedam nuo seniausio. Tai sakau, to rankomis daryti, gaila, kad gaišai laiką, bet jeigu tavo brokeris normalus, o jis turbūt toks ir yra, jis greičiausiai šitą jau buvo padaręs už tave ir to nereikia daryti. Gerai, dar vienas, matyt, toks patikslinimas, kai mes kalbam apie kapitalo prieaugį, tai kategorijai priklauso ne tik akcijos, bet ir fondai. Ne tie patys ETF-ai, tai patenka po 500 eurų tą kategoriją, jeigu galima tai priskirti. Dar vienas dalykas yra, jeigu sutuoktinį turim, ar sutuoktinę, tai yra galimybė mums dar tą lengvatą padauginti iš 2. Tai šiek tiek papasako, kaip tą padaryti. Pavyzdžiui, aš investuoju, mano vyras neinvestuoja, tai kaip mums čia, ar kiekvienas turi uždeklaruoti po 500 eurų tos paskaidyti, ar aš deklaruoju ir kažkaip nurodau, kad čia mes kartu su sutuoktiniu, kaip tai praktiškai atrodo. Tai pirmas dalykas, kuriuo reikia įsitikinti, kad tos lėšos, kurios buvo investuojamos, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Tai vadinasi, jeigu jūs pirkote, pavyzdžiui, tu, Jekaterina, prieš santuoką įsigijai akcijų, tai čia yra tavo asmeninės nuosavybė ir jau kai tu jas parduosi, tu jau ten dalinti kažkaip su sutuoktiniu to negalėsi. Arba jeigu tu būtum pasirašiusi vedybinę sutartį ar ten turto padalinimo sutartį su sutuoktiniu, tai vėlgi negalioja. Kiekvienas savo, iš principo. Kiekvienas savo, ir tada jau šita, kaip vadinkim, čia net nelengvata, čia tiesiog toks principas, čia tu teisininkė geriau pasakytum, civilinis kodeksas, man atrodo, nustato tai, kad turtas tarp sutuoktinių yra bendroji jungtinė nuosavybė, nebent yra nustatyta kažkaip kitaip. Tai pirmiausia įsitikinam šituo, ir mano patirtis rodo, kad ten 99% atveju, tai yra, kad tai iš tikrųjų yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nes akcijos buvo pirktos santuokoje ir lėšos, jeigu jos, sakau, nebuvo sutarties, jos yra visos yra bendros. Tai kas tada atsitinka, kai tu jau parduodi tas akcijas, tarkim, už 5000 eurų, o buvai įsigijusi už 2000 eurų, turi kapitalo prieaugį 3000 eurų. Tai jeigu tai buvo per lietuvišką brokerį, jis bus pateikęs VMI informaciją apie tai, kad tu gavai 5000 eurų. Tai savo preliminarioje deklaracijoje aš matysiu, ne? Tu matysi 5000 eurų ir 0 prie išlaidų, čia ką tu pati irgi minėjai, kad reikia nueiti ir patikslinti tą įsigijimo kainą. Ir šitą informaciją turėdama, tu gali, tai tu tada renkiesi 2 kelius. Tai vienas kelias yra, kad tu pati ir deklaruoji 5000 minus 2000, 3000 ir apmokestinu minus 500 eurų lengvata ir viršijančią dalį apmokestinu. Bet jeigu nori pritaikyti lengvatą kiekvienam sutuoktiniui atskirai, tai tu pati turėsi savo deklaracijoje vėl spausti pieštuko ženklą ir 5000 eurų pakeisti į 2500 eurų. Tai yra pusė, palikti savo? Taip, palikti savo pusę. Įsigijimo kaina lygiai taip pat vietoj 2000 eurų dalinam per pusę, nurodom 1000, ir tavo kapitalo prieaugis jau yra 1500 eurų. Tavo sutuoktinis turi padaryti lygiai tą patį, pas jį informacijos nebus jokios. Taip, nes jis neinvestavo, jis nieko nedarė. Taip, sąskaitose nevyko šitos transakcijos. Jis vėlgi į savo deklaraciją nueina, nurodo, kad jo kapitalo prieaugio pajamos yra 1500
1500 eurų. Taip, 1500. Ir jam vėl prisitaiko automatiškai 500 eurų lengvata ir 1000 eurų yra jau apmokestinami. Tai šitą VMI niekada nepasiūlys to padaryti, galite pasidaryti tik tai patys savo iniciatyvą. Ir yra geroji žinia, kad galima padaryti ir už praeitus laikotarpius, jeigu žmonės nežinojo, vat paklausė mūsų podcastą, sako, kur jūs buvo tada anksčiau, kur Invest buvo, kodėl mes nežinojom, ne? Tai traukinys dar nenuvažiavo. Traukinys nenuvažiavo. Tai už kiek metų galima taisyti ir tikslinti savo? Einamieji ir 5 metai atgal. Tai šiuo metu jūs galite taisyti 25-uosius, jeigu jie jau pateikti, tai galite taisyti 25-uosius metus, 24-uosius, 3-uosius, 2-uosius ir 1-uosius metus. Tai už šitus 5 metus jūs galite taisyti savo GPM deklaracijas. O jeigu nebuvom, neteikėm dėl kažkokių priežasčių GPM deklaracijos. Ir iš principo tiesiog nuo nulio, užpildyti, pateikti ir susigrąžinti. Jeigu neteikėt deklaracijos, tai jūs ir nesumokėjot kapitalo prieaugio. Čia jeigu apie konkrečiai šitą deklaraciją, apie šitą lengvatą, tai greičiausiai nebus jokio skirtumo. Bet iš principo taip, už 5 metus atgal jūs galite. Ir čia šitas principas jis yra visą laiką. Mes viskas, apie ką mes kalbėsim, šiandien, jeigu jūs suprantate, kad padarėte kažkokią klaidą ankstesniais laikotarpiais, galite grįžti ir pasitaisyti. Ir užbaigiant lengvatų temą, dar turim, kadangi dabar ir kripto domisi, žmonės investuoja, tai turim tokią lengvatą tam kitam turtui tokiam, ne? Tai apie tai šiek tiek 2500 eurų lengvata kasmet, ne? Jeigu aš bitcoiną pirkau, pardaviau, uždirbau 2000, ne? Iš principo galiu irgi nieko nemokėti. Jo, gal aš tik patikslinsiu, kad šita lengvata, jinai yra, tikrai nėra specifiškai kripto turtui ar nes kažką. Atrodo labai dosni, iš tikrųjų. Atrodytų labai dosni. Jos užmanimas, jinai atsirado jau čia labai senai, tikrai nepasakysiu, čia dešimtmečiais tai negaliojant, ir jos užmanimas yra toks, kad jeigu asmuo parduoda savo kažkokį šiaip turtą, tai čia šita negalioja nekilnojamam turtui, negalioja automobiliams ar kitam registruojamam turtui, ne? Šiaip kažkokį turtą. Vinted, aš tarkim drabužius prekiauju, batus pardaviau. Batus ar savo kažkokį stalą pardaviau ar panašiai, ne? Kažkokie tokie atsitiktiniai sandoriai yra. Reikėtų kiekvieną deklaruoti, padavamai į tai. 2500 eurų yra neapmokestinami. Ir tada, kai čia prasidėjo kripto turto bumas, jis netaip senai prasidėjo, ne? VMI buvo išaiškinimas, kad tai nėra finansinė priemonė, kad tai yra kitas turtas. Tai tiesiog tas kitas turtas, pavadinkime, jis ir nugulė kartu su visais tais baldais, vintedu ir meno kūriniais ir panašiai. Tai tikrai ta lengvata, jinai nėra specifiškai šitam skurta, bet taip jau yra, kad, kaip mes analogiškai kalbėjom apie visą tą kapitalo prieaugio 500 eurų lengvatą, tai lygiai taip pat ir kripto turtui, jeigu jūsų tas prieaugis neviršė 2500 eurų per tą vieną mokestinį laikotarpį, jisai bus neapmokestinamas. Gerai, aš manau, kad galima užbaigti šį bloką. Aišku, yra lengvatos dar investiciniam gyvybės draudimui, tokios besitęsiančios trečiai pakopai, ne, jeigu išsiemam pelną, tai nemokam. Bet manau, kad čia per tą visą pensijų siemimo laikotarpį jau žmonės tikrai jau susipažino ir žino tas lengvatas. Tai judėkim prie tos karštos naujienos, jinai kaip ir ne naujiena. Investicinė sąskaita įsigaliojo jau prieš 2005 metų pradžioje. 25 metų pradžioje, nepakankamai seniai, bet kadangi tik tais dabar, tai yra 26 metai, mes dabar kalbam balandžio pabaiga, tai yra prievalė uždeklaruoti investicinę sąskaitą, ne prievalė, galbūt galimybė labiau uždeklaruoti investicinę sąskaitą, tai šiuo metu vyksta aiškinimasis, tai kaip tą padaryti, kas tai yra ir panašiai. Bet kad įžanga, ne, jeigu žmonės klausosi mūsų ir klausysis galbūt kitais metais, kas tai yra investicinė sąskaita ir iš tikrųjų, ar aš privalau ją deklaruoti, ar čia yra toks mano pasirinkimas. Ne, tikrai neprivalai, kiekvienas žmogus renkasi deklaruoti ar nedeklaruoti investicinę sąskaitą pats, tačiau mano asmeninė nuomonė, tai investuojantiems žmonėms reikia labai stipriai pagalvoti, jeigu jie nenori deklaruoti investicinės sąskaitos.
nes naudų yra tikrai nemažai ir jos yra labai reikšmingos ir jos darosi ypatingai reikšmingos, turint omeny, kad nuo 26 metų mes turime mokesčių reformą, kuri pakėlė GPM tarifus ir dabar tas mūsų GPM tarifas 20%, jau ne 15%. Na tai ten pasyviom pajamom iki 20 maždaug 8 000 eurų, tai yra 12 vidutinio darbo užmokesčių galima taikyti lengvatą ir 15 pritaikyti, bet ypač, kaip čia, stambesniem investuotojam, kur turi didesnį kapitalo prieaugį, arba turi net nebūtinai kapitalo prieaugį, galbūt yra didelis darbo užmokestis, kuris, tarkim, atsiremia į 32% GPM tarifą, tai reikštų, kad tas kapitalo prieaugis potencialiai gali būti irgi apmokestinamas net iki 32% GPM tarifu. Ir net sakyčiau, labai didelis, tikrai labai didelis. Ir net nebūtinai, aš sakyčiau, tiems stambesniems investuotojams, jeigu, pavyzdžiui, aš investuoju ten 20 metų, jau ten yra tas, sukauptas tas kapitalas, galbūt, nežinau, ten 80 000, nepakankamai reikšminga suma, bet ne dėl to, kad aš čia, kažkaip labai ten daug tų pinigų turiu, tiesiog dėl to, kad aš tą dariau pakankamai taip ilgai, ne? Tai irgi yra grėsmė, kad jeigu neuždeklaruosim investicinę sąskaitą, tai tais metais, kai aš parduosiu visą savo portfelį, neišsiimsiu pinigus, tai tuomet gali įsijungti tas 32% netgi tarifas, tai yra trečdalį viso savo prieaugio turėsiu atiduoti mokesčiams. Ne? Gali tai būti, taip. Tai dėl to ir investicinė sąskaita tam užkerta kelią, be visų kitų naudų, kurias turi, apie kurias dar plačiau pakalbėsime, ne? Bet labai didelė nauda yra tai, kad net kai jau mes išsiemame iš investicinės sąskaitos ir pajamos tampa apmokestinamomis, tai yra fiksuotas 15% GPM tarifas, neprogresinis ir nesisumuojantis su kitom pajamom. Tai vadinasi, mes turim tom pajamom labai palankų režimą. Taip, tai iš principo investicinė sąskaita tai yra toks mokesčių atidėjimas. Ne? Tai jeigu aš uždeklaravau investicinę sąskaitą ir ten perku kažką parduodu, ten vieną fondą investavau, po to persigalvojau, kad galbūt į kitą fondą aš parduodu ir nupirku kitą fondą, tai viskas, kol vyksta tas makaluojasi, tai paprastai kalbant, ne, to investicinėje sąskaitoje, tai mokesčių jokių nemokama, ne? Nesvarbu, ar čia fiksuoju pelną, ar fiksuoju nuostolį, tai nesvarbu. Tai ir tas apmokestinimas atsiranda tuomet, kai aš jau pradedu išsiminėti prieaugį, ne? Tai kaip pavyzdys, jeigu, tarkim, aš per 10 metų laikotarpį investavau 15, iš viso įnešiau, ne, už 15 000 nusipirkau visokiausių ten finansinių priemonių, po to po 10 metų aš jau turiu ne 15 000, ne, aš turiu 30 000. Taip. Ir aš pradedu išsiminėti, pavyzdžiui, vienais metais išsiėmiau 10 000, tai kol kas dar nieko nemoko, ne? Dėl to, kad aš įnešiau 15, išsiėmiau 10. Čia aš žinok, sustočiau ir užfiksuočiau, nes čia yra labai didelė nauda ir labai dažnai žmonės to nesupranta. Tai bet gal paaiškinkim. Nes girdžiu tą tokį suvokimą, kad tarkim aš pradėsiu išiminėti ir iš karto aš nemoku mokesčių tol, kol reinvestuoju, bet tik pradėsiu išiminėti ir jau apsimokestins, tai nėra visai teisybė. Yra tavo tam pavyzdį, įnešiau 15 000 ir pradedu išiminėti, aš išimu 10 000, mokesčių yra 0. Taip. Aš išimu dar 3 000, mokesčių yra 0. Kai mano išėmimai pradės viršyti mano įnašų sumą, tai yra 15 000 eurų, ne, tai kai išsimsiu 15 001 eurą, nuo tada aš pradėsiu mokėti mokesčius ir pradėsiu juos mokėti tam pavyzdėje, ne, nuo 1 euro. Jeigu ir jau tada, taip sakant, lipami viršų, ne, jau tada, kai išsiminėjom ir visą, jeigu nebuvo papildomų įnašų, jau tada viskas ir apsimokestina. Bet aš taip buitiškai gal pasakysiu, ne, tavo pavyzdį įnešiau 15 000, turiu dabar 30 vertę, ne, tai pirmi 15 000 yra neapmokestinami išėmimą. Ir čia yra milžiniška nauda, nes man atrodo, gali ten investuoti, kažkiek išsiminėti. Bus labai daug žmonių, kaip labai daug, bus tikrai nemažai žmonių ir ypač tų, kurie turi iš praeities didelius portfelius sukaupę, ne, tai tarkim kelius šimtus tūkstančių turi savo įnašų portfelį, ne, tai jie tos kelius šimtus tūkstančių gali išsiimti, bet kaip taisyklė daugeliui net nereikia, jų neprireikia, ne, tai vadinasi ta
kaip čia šita sistema, jinai leidžia atidėti labai ilgam laikui tą mokesčių mokėjimą ir gali būti tikrai labai naudinga. Iš karto taip užbėgsiu į priekį. 2 klausimai. Tai vat, jeigu aš per visą gyvenimą investuoju, aš ten vat, gyvenu kaip tas iš pasyvių investicijų, ne, kur šiek tiek vat, išsiimu tų pinigų, bet ir toliau ten sukasi, ne, didžioji dalis. Kaip vyksta su paveldėjimu? Kaip, vat, jeigu vat, viskas, mano dar liko visas tas portfelis investicinė sąskaita ir atsiranda paveldėjimas, tai ką paveldė? Ar tuomet jau reikės sumokėti tos mokesčius mirties atveju tiem paveldėtojams? Mes neturim. Neturim, nes matai, dar ką tik įsigaliojo ir dar tik dabar visi pradeda deklaruoti, tai dar praeis laiko, kol tas paveldėjimo įvykis užsifiksuos. Ką sako įstatymas, ne, tai kad ta investicinė sąskaita, kaip po tokia, jinai gali būti ir padovanojama, na, tarkime, bet tu ar aš kaupiam savo vaikam, ne, tai jiems ten, tarkim, sukanka pilnametystė ir mes padovanojame, ne, jiems. Tai šita galimybė yra numatyta. Ir paveldėjimas irgi yra numatytas, ne, ir, tarkime, deklaruojant dabartinėje toj deklaracijos formoje yra specialus kodas, ne, tokio, vadinkim, įnašas į investicinę sąskaitą, dovanojimo arba paveldėjimo būdu. Tai vienu žodžiu, iš vienos investicinės sąskaitos į paveldėtojo arba į tą dovanos gavėjo, nes ne, čia panašus turbūt atvejai, ne, turėtų galėti nueiti, ne, iš vienos į kitą. Tai teoriškai yra šita galimybė. Tada teoriškai apskritai gaunasi taip, kad taip sukasi tie pinigai ir ypatingai tų turtingų šeimų atveju, tai tie pinigai niekada iš principo nepasieks. Kažkurio momentu, aišku, pasieks, visada kažkas baigėsi, bet iš principo gali taip suktis ir eiti per kartas be mokesčių. Gali, taip, praktiškai turbūt, klausimas, kaip tenais galų gale šitai pasidarys, nes jo labiau, pavyzdžiui, net jeigu ir ne investiciniai sąskaitoj, dovanojimas arba paveldėjimas, jis yra tai dienai rinkos verte. Tai irgi yra palankus dalykas, ne? Tai vienu žodžiu, jeigu tu, tarkim, padovanojai savo dukrai portfelį, kurį tu kaupiai, tarkim, 15 tūkstančių yra įnašų suma, ne, jo vertė yra 30 tūkstančių eurų ir kai tu padovanoji savo dukrai šitą portfelį, jai įsigijimo vertė pasidaro iš karto 30 tūkstančių. Bet čia spraga. Tai jeigu bus tuo piknaudžiaujama, tai šiaip yra daugybė bylų, tai VMI tikrai panaudoja turinio viršenybės prieš formą principą, tai mėly klausytojai, nepiknaudžiaukit šito, bet jeigu tai yra iš tikrųjų tikras normalus dovanojimo sandoris, dovanoji dukrai ir jinai kitą dieną nenueina parduoti visų akcijų ir pasimti tų 30 tūkstančių ir tau po to grąžinti, tai tada turėtų viskas būti gerai ir sėkmingai. Gerai, kitas galimas piknaudžiavimo, nežinau, ar kaip čia mokesčių, kaip sako. Kažkokia tokia tema, piknaudžiavimo pasiėmimo, ne? Manau, kad žmonės turi planuoti, žinot, tai jeigu aš, irgi investavau sėkmingai ir nusprendžiau, sulaukiu pensijos ir išvažiuoti gyventi kur nors šilčiau, ne? Ir tarkim, aš išvykstu iš Lietuvos, tai kaip tada ir ypatingai, jeigu aš išvykstu į kažkokią valstybę, kurioje apskritai mokesčių nėra. Ne, yra tokios valstybės, kur gali ir išsikelia kai kurie turtuoliai, ne, tam, kad tiesiog optimizuoti mokesčius. Kaip įvyksta su investicinė sąskaita? Tai investicinė sąskaita taikoma tik Lietuvos mokesčių rezidentams. Tai yra tą dieną, kai tu, pavyzdžiui, jau išvyksti arba asmuo išvyksta iš Lietuvos ir jis privalo galutinai išvykstančio iš Lietuvos mokesčių deklaraciją užpildyti tai dienai. Investicinės sąskaitos režimas nustoja galioti ir tada reikia pradėti. Atsiranda mokesčių sumokėjimo momentas. Ne? Laikoma, kad aš kaip ir pardaviau viską, nepardaviau faktiškai. Ne visai taip, yra pasakyta, kad tada turėsi pradeklaruoti. Ir kaip čia taip aiškiai sudėlioti paprastai, ne? Turėsim deklaruoti tai dienai išėmimus tuos, kurie yra lygus įsigijimo kainai tą dieną turimų finansinių priemonių. Pavyzdžiui, einam prie pavyzdžio, ne? Įnešiau 1000 eurų, ten pirkau, pardaviau ir dabar, tarkim, jau ten priaugo, ne, ir už 2000 eurų nusipirkau Apple akcijų. Taip.
ir tada kitą dieną išsikraustau iš Lietuvos. Ne? Tai pas mane deklaracijoje buvo įnašų suma 1000 eurų. O tų Apple akcijų įsigijimo kaina yra 2000 eurų. Nesvarbu, kad dabar šiandien Apple akcijų rinkos vertė yra 2500 eurų. Aš pradeklaruoju, kad 2000 eurų yra mano išėmimo vertė. Nuo 1000 eurų aš turiu susimokėti mokestį. Tai čia va toksai yra mechanizmas, jisai užtikrina, kad išvykimo metu tas asmo, kuris išvyksta, jisai sumokės mokesčius realiai tokius pat, kaip būtų mokėjęs, jeigu būtų tuo klasikiniu būdu deklaravęs pajamas. Tai tik tai tiek, kad tas nusikėlė apmokestinimo momentas į išvykimo datą, o ne į realaus sandorio įvykdymą. Pagal investicinės sąskaitos tarifus arba pagal investicinį 15%, ne, kaip dabar galioja. Gerai, tai mes šiek tiek užbėgom į priekį, visgi dar grįžtant prie tos, to pagrindų, ne? Tai investicinė sąskaita, kaip ir išsiaiškinam, tai yra mokesčio atidėjimas su tokiu lengvatiniu mokesčio tarifu. Gerai, ką mes galim priskirti prie investicinės sąskaitos? Gal taip, geriau, ko mes negalim priskirti prie investicinės sąskaitos, gal bus paprasčiau. Grįžčiau truputėlį atgal, ne? Nes investicinė sąskaita, kad ir kokia jinai gera bebūtų, tam, kad jie naudotis, reikia atitikti reikalavimus. Ir pirma reikalavimų grupė, sakyčiau, pati svarbiausia, yra pačiai sąskaitai. Tada kita grupė yra investicijoms, apie ką turbūt dabar neklausi, ir trečia grupė yra pajamoms. Tai aš gal net pirmiau pašnekėčiau apie pačią sąskaitą, nes, kaip ten bebūtų, kai mes deklaruojam pirmiausia, toj GPM deklaracijų formai, mes pirmiausia turim priskirti kažkokią tai sąskaitą ir tik tada operacijas, apie kurias pakalbėsim turbūt. Labai geras momentas ir aš iš savo pavyzdžio, prisijungiau prie savo preliminarios deklaracijos ir aš matau, pas mane ten gal 30 tų įrašų, sąskaitų įvairiausių brokerių. Nesimačius. Tai kaip pavyzdys, pusės esu nesumačius, bet kaip pavyzdys, mano bankas pagrindinis, kuriame aš turiu investicinę sąskaitą, jis pateikia 3 sąskaitas. Tai viena yra ta investicinė sąskaita mano, antra yra mano einamoji sąskaita ir trečia sąskaita yra vertybinių popierių sąskaita. Ne, tai tos 3 sąskaitos ir ką aš bendraujant su žmonėm ir čia irgi Facebook'e čia, susirašinėjom, žmogus sako, tai man VMI pasakė, kad ta vertybinių popierių sąskaita man pateikė ją, tai aš ją ir uždeklaravau. Ir aš sakau, ne, vertybinių popierių sąskaitos mes nedeklaruojam. Tai tą informaciją pateikė ne VMI, o jai pateikė bankas, jis pateikė visą tą, išklotinę mano turimų sąskaitų, ir jau čia mano yra atsakomybė išsirinkti, kuri sąskaita yra investicinė sąskaita ir ją priskirti. Ar teisingai? Visiškai teisingai ir net ne tik, kad tavo atsakomybė, bet ir tavo prievalė, kad ta sąskaita iš tikrųjų atitiks visus reikalavimus. Tai tie esminiai, gal aš trumpai apie esminius reikalavimus pačiai sąskaitai. Tai visų pirma, tai turi būti ES arba šalies, su kuria Lietuva turi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, ne? Tai visos Lietuvos pusė pasaulio, 60 kažkiek valstybių. Tai pavadinkim normalios šalis. Amerika, Kanada, viskas tinka, net Indija tinka, aš pasižiūrėjau pagal žemėlapį. Ir Dubajus tinka, kuriame irgi su kurio turim dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, bet Rusija tai netinka. Tai va. Ir tai visų pirma jo valstybė, tai tada turi būti finansų įstaiga arba mokėjimų paslaugų teikėjas, tai vėl turi licenzijuota kažkokia tai institucija. Kas yra mokėjimo paslaugų teikėjas? Tai gali būti bankas, tai gali būti elektroninių pinigų įstaiga, Lietuvoje mes turim Paysera kaip pavyzdys, arba mokėjimo įstaiga. Tai čia tokios skirtingos kategorijos. Taip. Leidžia taip pat VMI, bent jau yra pasisakiusi, kad ir, pavyzdžiui, tie brokeriai, tokie kaip Interactive Brokers ar panašiai, tos platformos didžiosios, jose irgi gali būti deklaruojamos tos investicinės sąskaitos. Tai čia atsirado tas žmonių šiek tiek ir jie, man irgi kopijuoja VMI išaiškinimą, kad galima deklaruoti tą vertybinių popierių sąskaitą. Bet gerai, apie vertybinių popierių sąskaitą. Tai, nes šiaip ir ten dar yra keli reikalavimai, jie netokie gal yra esminiai, bet vienas esminis ir, manau, dažnai pražiūrimas reikalavimas yra, kad toje sąskaitoje turi būti apskaitomas pinigų likutis.
Tai dabar kaip yra su tom vertybinių popierių sąskaitom? Daugelis vertybinių popierių sąskaitų neapskaito pinigų likučio, jos apskaito tik tai vertybinius popierius. Tai yra saugo. Iš principo čia įrašas, vat, kad šitą akciją, vat, tiek jos vienetų priklauso Jekaterinai. Ir pinigų į tą sąskaitą negalite nei pervesti, nei iš ten pasimti, nes kai jūs perkate vertybinių popierių, jums iš kažkokios kitos jūsų sąskaitos nuskaičiuoja pinigus, nuskaičiuoja komisinius mokesčius ir jau vertybinių popierių sąskaitoje matote ne pinigus, ne eurus, o vertybinius popierius. Tai tokios sąskaitos, kuri yra tokia prasme vertybinių popierių sąskaita, negalima deklaruoti, nes jinai būtent netitinka vieno iš reikalavimų, neapskaito pinigų likučio. Dabar, bet liaudyje, taip sakant, vertybinių popierių sąskaitomis vadina gerokai platesnė dalyką ir tarkim yra ta pati, pavyzdžiui, dažnai naudojama tas pats Revolut brokerage account yra, pavyzdžiui, irgi. Tai daug kas irgi tai liaudyje vadina vertybinių popierių sąskaitą arba kažkokią brokerinę sąskaitą ar panašiai, bet tenais jūs aiškiai matote pinigų likutį pradžiai, judėjimą ir pinigų likutį pabaigai. Tai tada vadinasi, tas pinigų likutis yra apskaitomas ir tokia sąskaita, kuri nėra tikroji vertybinių popierių sąskaita, tai galima deklaruoti. Arba, pavyzdžiui, tas pats Interactive Brokers, pakankamai populiari platforma, tai mes irgi ten neturim tokios, kaip mūsų sąskaitos, tokios, kur, mes ten pinigus pervedam ir panašiai, bet mes turim kažkokį unikalų kodą. Tai čia VMI ką pasakė, tai mes galim uždeklaruoti tą mūsų unikalų kodą, kurį priskyrė brokeris ir ją laikyti kaip investicinę sąskaitą. Nes mes ten galim pervesti pinigus, aš, tarkim, pervedu 1000 eurų, aš nuperku kažkiek ten akcijų fondų ir panašiai, ir po to parduodu, man vėl grįžta į tą mano unikalų tą kažkokį priskirtą numerį, tie pinigai, tai čia kaip ir sakai, kad kur galima apskaityti pinigus, bet ne ta sąskaita, kur yra bankuose, jeigu ten būna VP, ten ir kažkoks vertybinių popierių sąskaita, kurie nėra pinigų, bet ten yra mūsų vertybiniai popieriai saugomi. Taip, tai sakau, tai manau, kad labai paprasčiausias būdas, tai nueikite tą sąskaitą ir pabandykite išsitraukti išrašą. Jeigu gaunate išrašą su eurais, viskas gerai. Jeigu gaunat išrašą be eurų, arba tiksliau, čia net negaunat išrašo, čia visai kitas tipas. Tai tokios sąskaitos negalima deklaruoti, jinai netitinka. Gerai, kaip su ta einamąja sąskaita? Nes toks šiek tiek kontroversiškai. Iš vienos pusės VMI sako, kad einamosios negalima deklaruoti, tai negalima deklaruoti sąskaitos, iš kurios žmonės ten bandelės perka, už bilietus sumoka. Iš kitos pusės, jeigu ypatingai žmonės, kurie 25 metais darė, nežinojo dar apie tą investicinę sąskaitą, darė, pavyzdžiui, investavimą, ten buvo nurašymai vykdomi ir panašiai, tai ką VMI dabar sako, tai jums jau reikia tą einamąją priskirti kaip prie investicinės. Tai kaip yra iš tikrųjų su tą einamąją? Ir ką daryti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų 25 metais nesiėmė to veiksmo atidaryti atskirą sąskaitą, ją kaip, tik investicijom laikyti, tai ką daryti tada? Labai geras klausimas ir čia iš tiesų tos kontroversijos šitoje vietoje yra labai daug, nes įstatymas, jeigu taip žiūrėti GPM įstatymą, tai aiškiai yra pasakęs, kad investicinė sąskaita turi būti naudojama tik investicijoms. Ne pienui pirkti, ne televizoriui ir ne dar kažkam, bet tik investicijoms. VMI savo išaiškinimuose, tuose, kuriuos pateikė viešai tinklapyje, tą patį kartoja, kad investicinė sąskaita naudojama tik investicijoms, tenais neturėtų būti pririštų mokėjimo kortelių, neturėtų būti daroma kažkokių einamųjų mokėjimų, ir tokios sąskaitos kaip ir negalėtum deklaruoti. Tuo pačiu esu girdėjus pasisakymų viešų, internete, čia tose pačiose laidose dalyvaujant, kur VMI atstovai sako, kad jeigu buvo ta tavo numatyta situacija, kai yra iš nežinojimo, aš net nenorėčiau sakyti, kad čia investuotojai dabar iš nežinojimo kažką darė, nes nebuvo ką žinoti prieš metus laiko, nebuvo išaiškinimų, nebuvo deklaracijų, nebuvo aiškumo, kaip visa tai bus daroma. Mes gavom balandžio 8 dieną, jei aš neklystu, deklaravimo
jau pačią deklaraciją ir mes pamatėm, kaip tai faktiškai daryti. Tai aš pati, būdama šitoj temoj, giliai įsigilinusi ir tu giliai įsigilinusi ir man atrodo giliau įsigilinusios nei vidutiniai žmonės, ne, aš irgi nuo 25 metų sausio 1 dienos neturėjau investicinės sąskaitos, labiau antroji metų pusiai tą susigrėbiau, kad jau matau, jau išėjo išaiškinimai, kurie aiškiai pasako, kas čia ir kaip bus dėliojama. Tai tos kontroversijos yra daug. Mano asmeninė nuomonė, kuri nebūtinai sutaps su tuo, kaip bus iš tikrųjų, tai tuos pirmuosius metus greičiausiai žiūrės tikrai atlaidžiau, ir jeigu deklaruosite tas einamasias sąskaitas, tokių trumpų laikotarpio, tai manau, kad turėtų būti, vadinkim, Bet ką reiškia einamosios sąskaitos deklaravimas? Tai reiškia visų įrašų. Taip. Tai yra siaubingas administracinis procesas. Taip. Tikrai, aš nemeluosiu, jis jau yra pakankamai sudėtingas, kai iš tikrųjų sąskaita naudojama tik investicijoms, Tai tuo atveju, kai reikia atsijoti grūdus nuo pelų, ir ten tų pelų yra ženkliai daugiau negu grūdų, bus tikrai procesas varginantis. Man atrodo, kad logiškiau būtų, ir kaip aš padariau, ir aš viešai galiu pasakyti, kad tai padariau. Ir tegu man VMI ateina ir pasako, kad daryti kitaip, bet man atrodo logiškiau, aš tiesiog pasiėmiau, ką aš iš tos einamosios dariau tą pusmetį irgi lygiai taip pat, ten buvo periodiniai pavedimai nustatyti, ten nesukau galvos savo, ir tiesiog aš juos padarau kaip įnašus investicinės, deklaruoju kaip įnašus investicinės sąskaitą, aš turiu tos sąskaitos išrašą, aš galiu įrodyti, kad tikrai aš už tiek pirkau, ir man atrodo, kad tai yra toks, no-brainer sprendimas, kur tada nereikia tos einamosios, tų įrašų, apkrauti VMI sistemos, nežinau, ten cloudą tikriausiai VMI moka už tiek duomenų saugojimą, ir tie duomenys bus saugomi ten daug metų, į priekį. Tai ar nebūtų taip, protingiau šiek tiek, čia žinai, kaip pasakyti, man atrodo, daug dalykų galima ten protingiau padaryti, tikrai yra vietų, kur galima patobulėti, bet turbūt dirbam su tuo, ką turim. Tai tavo pasiūlytas variantas, iš principo čia nėra jokios tai tyčios, ar čia kažkokio tyčinio nusižengimo, nei čia mokesčių kažkoks dabar sutaupimas atsiranda, tai realiai tik tai pasilengvini savo tą administravimą. Tai čia aš kažkokios didelės problemos nematau, bet aš ką matau, kad gali kelti klausimus ir tada reikės, jau kai kels klausimus, tai bus nemažai to aiškinimo. Ir blogiausias atvejis, ką gali tau pasakyti, tai gali pasakyti, kad tos, nuo 25 metų sausio iki 25 metų ten vidurio, iki kada tu išeinamosios darėjai tuos mokėjimus, pagal dabartinius įstatymus turi teisę tau pasakyti, kad šitos investicijos buvo atliktos ne per investicinę sąskaitą, įnašams jos nepriskiriamos ir tu jų deklaruoti negali. Man net, žinok, ir tiktų toks, aš net taip galvojau, kad, gerai, aš gal tos pusmečio apskritai net, tiesiog nedeklaruosiu per investicinę, kur atsiranda problema, kad aš, kadangi ir prieš 25 irgi dariau tos periodinius mokėjimus, ir po 25 vidurio dariau, tai yra, buvo toks tęstinis laikotarpis, viskas pas mane yra vienoje vertybinių popierių sąskaitoj ir aš kai parduosiu, tai, man kaip tada, jeigu aš neuždeklaruosiu to tarpinio varianto, tai ten kažkokį gabaliuką reikia priskirti, kaip pelnas čia, tai kaip tada, čia man atrodo... Tas metodas, dabar jau brokeris tau nebesuskaičiuos, kurį tu gabaliuką... Tai čia yra didelė labai problema. Ir man atrodo, kad VMI savo, sukuria, kaip tik... Čia yra neįmanoma problema beveik išspręsti, kaip viskas yra įmanoma. Įmanoma išspręsti, jeigu, kaip sakiau, kad galima būtų uždeklaruoti kaip įnašus investicinė sąskaita ir tada iki ten 24, 23, ką aš investavau, 25 tą pusmetį, jeigu viską aš priskiriu kaip įnašai per investicinę sąskaitą, tada viskas krenta pardavimai investicinė sąskaita ir viskas labai paprastai susiskaičiuoja. Taip, tai sakau, bet tiesiog ką gali tau pasakyti, kad tarkim per pusę metų, tarkim 6 mėnesius po 100 eurų, čia kaip pavyzdį, tai 600 eurų yra neužsiskaito tau kaip įnašas, ir realiai tas konkrečias finansinės priemonės tu turi apmokestinti pagal tą standartinį iki 32% esantį tarifą. Praktiškai suieškoti, jeigu čia sakau, patarkim, kad kiekvieną mėnesį perki pasaulio akcijų ten indekso, ten kažkokį fondą, kurias tu konkrečiai, tai viskas yra įmanoma, bet yra administraciškai labai sudėtingas procesas, jeigu vertės yra mažos,
aš taip nemanau, kad kas nors jo imsis. Bet nežinau, žinai, Gerai, čia turbūt noro klausimas. Specifinis, bet aš manau labai aktualus daug kam, kas investavo ten. Nesuko galvos, ne, čia kažkada tai investicinė, kai reikės deklaruoti, uždeklaruosiu. Bet aš dar tik tai atkreipsiu dėmesį, kad mes prieš tai pradžioj pokalbio kalbėjom apie tuos 5 metus, kad galim grįžti atgal ir koreguoti. Investicinė sąskaita, tarkim, dabar tavo pavyzdys, ne, turi naują nuo 25 metų ten vidurio, ne, kažkada, ir tavo ta einamoji, kuri va tokia našlaitė, ne, tai tu galėtum galvoti, kai manęs ateis pradėti klausinėti, tai aš jeigu paprašys, aš tą savo einamąją pradeklaruosiu ir tada ten tą pieną ir televizorius išrankiosiu jau, jeigu tikrai prireiks. Bet yra ne visai taip, nes dabar iki birželio 1 dienos mes galim pateikti informaciją apie investicinės sąskaitas ir VMI taisyklėse yra numatyta, kad koreguoti investicinės sąskaitos informacijos nebebus galima. Tai yra negalioja 5 metų tas koregavimo laikotarpis. Vadinasi, grįžti atgal ir sudeklaruoti tos einamosios sąskaitos ateityje, greičiausiai tau nebeleis. Tai dabar čia irgi tokia VMI, va čia prieš praeitą savaitę išleido tokį paaiškinimą, kad pirmus metus jie biškį leis koreguoti. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Aš nežinau. Tai pagyvensim, pamatysim, bet, taip sakant, reikėtų būti pasiruošus, kad tai kokias sąskaitas mes sudeklaruojam, jos tokios ir bus ir jų koreguoti mes negalėsim. Geriau sudeklaruokit daugiau, bet ne per mažai. Gerai, tai dar užbaigiant šiek tiek apie tos 25 metus, ne, tai kai kurie man irgi rašo, sako, tai gal man apskritai, aš ten nedideliam sumom, ten 25, ten pervedžiau, tai sako, gal, iš einamosios tą dariau, tai sako, gal man apskritai, gal geriau dabar nedeklaruotos investicinės, o nuo kitų metų jau ten kažkaip dabar atidarysiu sąskaitą tvarkingą atskirą, ne, per ją pradėsiu investuoti. Gal toks sprendimas būtų optimalus žmogui? Ar kokios čia priklauso turbūt nuo sumų, turbūt labiausiai ir nuo tikslų ir panašiai, nes jeigu sumos, ypač tų finansinių priemonių, kurios buvo įsigytos iki 24 metų gruodžio 31 dienos, nes primenu, aš čia dar kalbam apie investicinę sąskaitą, tai tik primenu, kad šiemet yra vienintelis kartas, kai mes galim pradeklaruoti finansinės priemonės įsigytas iki 24 metų gruodžio 31 dienos. Mes turėjome pradeklaruoti įsigijimo vertę ir jos gali būti priskirtos investiciniai sąskaitai. Tai jeigu tas investicinis portfelis, kaip mes kalbėjome, ten turtingų šeimų atveju gali būti labai, labai didelis, tai visą šitą galima pradeklaruoti ir tai bus laikoma įnašu. Tai šito asmens atveju, jeigu tas portfelis sukauptas iki 25 metų yra tikrai ženklus, tai labai apsimoka deklaruoti šiais metais, nes vėliau šitos galimybės nebebus. Tai vėliau mes jau nuo nulio pradedame, ne? Jau jeigu 26 metais mes atsidarom investicinę sąskaitą, tai vadinasi tik įnašai, kuriuos padarom nuo 26 metų įsiskaičiuos, o praeities jau nebesugrąžinsim. Man, žinai, kur aš matau problemą tokia, kur sako, kad, gerai, buvo nedidelės sumos, iki 25 metų žmogus dar neinvestavo, 25 pradėjo ir sako, gal palauksiu kitų metų ir tada deklaruosiu. Bet aš galvoju, kad vertybinių popierių sąskaita tai viena. Ir joje kaupsis vertybinių popierių informacija ir už 25, ir po to ir už 26 ir panašiai, ne? Ir kai aš jau parduosiu galiausiai, ne? Tai man VMI sakys, tai čia išėmimas, aš prieš tai tą gabaliuką nedeklaravau, ne, ten dalies tų vertybinių popierių kaip įnašą. Tai man čia išėmimas didesnis bus. Čia bus didžiulis galvos skausmas. Tai jeigu žmogus atsidaro visiškai naują, švarę, vadinkim, kažkokią tai sąskaitą, tai tada dar ten įmanoma, ne? Bet tarkim, tas pats Interactive Brokers, ne, pavyzdys, kad aš jau turėjau kažkiek painvestavęs, kelis tūkstančius eurų, ne, ar panašiai, kažkokį tai nedidelį, bet ją deklaruosiu tik vėliau. Tai ką reiškia, tos visos buvusios investicijos, jos niekur nedingsta ir tada tas administravimas, kad aš turiu tas finansinės priemonės, kurios buvau anksčiau įsigijęs, deklaruoti vienu būdu, o dabar šitas finansinės priemonės kažkokiu kitu būdu,
Tai, nu, žinokit, bus labai sudėtinga. Tai va, Ta prasme, man jau atrodo paprasčiau šiemet, ne, prisėsti. Geriau uždeklaruoti viską. Susiskaičiuoti, susižiūrėti. Taip, procesas nebus labai paprastas, nebus labai greitas, bet man atrodo, tai tokia gera investicija į ateitį. Jo, nebent kitas variantas, ir irgi girdžiu, ir kad ir galbūt net ir tie patys finansų brokeriai tą rekomenduoja daryti, kad jeigu jau kitais metais deklaruosim, tai tada jau reikėtų gal parduoti tą, ką mes čia jau nupirkom, mane užfiksuoti čia kaip tokį, kad va, čia jau įnašas bus, ne, toks, ir tada nuo nulio iš principų pradėti, kas yra toks keistas pasiūlymas. Aš sutinku, man atrodo, kad mokėti ten už pardavimą, visiems parduosi vienom kainom, po to pirksi, galbūt šiek tiek jau brangesnį. Deklaruokim šiemet, ir viskas. Kaip, žinai, tai gerai, tai 25 metai, aš manau, svarbu, nes, sakau, daug žmonių dar tik pradeda čia aiškintis ir supranta, kad, ir mes esame tos pačios, kurie supranta, kad šiek tiek netaip darė, kaip reikėtų jau pagal tą vadovėlį daryti, ir kur VMI sako, taigi buvo žinoma, kad ta investicinė sąskaita bus, bet, ne taip veikia, matyt, visuomenė, kaip kartais institucijos įsivaizduoja. Gerai, grįžkim, tada mes, kurios sąskaitos gali būti investiciniam pašnekėjom, tai instrumentai, tai šiek tiek kas negali būti, ko negalima priskirti prie investicinės sąskaitos, tai yra į ką negalima investuoti tam, kad tai būtų laikoma investicinės sąskaitos objektų. Tai ko negalima, tai gal pašnekėkime apie tai, kas galima. Nes šiek tiek indėliai, aš manau, labai svarbu. Indėliai nepatenka į šitą dalį. Ir patenka listinguojamų įmonių akcijos ir obligacijos ir išvestinės finansinės priemonės susietos su jomis, kolektyvinio investavimo subjektai liaudyje vadinami fondais, tada sutelktinis finansavimas, tarpusavio skolinamas, vyriausybių taupimo lakštai, ne tik Lietuvos, bet ir kitų ES valstybių. Tai čia tos pagrindinės, kurios patenka, kas iš dažniausių priemonių, su kuriamis aš gal susiduriu, gal ir tu papildysi, kad kurios nepatenka, tai yra nelistinguojamos obligacijos ir kurios buvo nelistinguojamos išleidimo metu. Tai ir čia problemytė. Čia yra didelė problemytė. Galim staptelt, nes mes turim, pavyzdžiui, jeigu obligacijas ir turim dabar populiarėja sutelktinio finansavimo platformos, kurios platina įmonių obligacijas, tai kadangi tai yra sutelktinio finansavimo platformos, kurios patenka po investicinę sąskaitą, reiškia, kad obligacijos jų platinamos automatiškai patenka. Taip. Bet jeigu tai yra bankas, kuris siūlo mums įsigyti ir dabar vyksta siūlymai kažkokių įmonių obligacijų, tai yra pirminio, taip vadinamo pirminio platinimo metu išleidžiamo obligacijų, tai tos obligacijos nebus įtrauktos į vertybinių popierių biržą jų išleidimo metu ir dėl to pagal įstatymo raidę sakoma, kad negalima jų priskirti prie investicinės sąskaitos. Nors ta pati įmonė gali per sutelktinio finansavimo platformą leisti obligacijas ir per banką, tai tos per banką leidžiamos nepateks, o per platformą pateks. Taip, tai čia irgi visiškai nesąmonė. Tai laukiam statymo pakeitimo. Tai girdėjau, kad yra jau yra kalbų, kad tas statymo pakeitimas bus tiesiog darytas. Kažkaip buvo konkurencinė aplinka iš tiesų iškreipia, man atrodo. Ir motivacija. Man, pavyzdžiui, irgi mažėja motivacija dabar investuoti į obligacijas, kurias leidžia dabar bankai, tarkim, nes aš paskaičiuoju, kad gerai, čia siūlo 8% grąžą, bet aš sumokėsiu tikėtina ten kokius 25% ar 32 netgi, už tą prieaugį, man jau kažkaip jau ta logika nemalonu. Jau matematika nesusideda. Taip. Dar vienas dalykas, noriu grįžti indėliai. Indėliai irgi nepatenka. Ir čia matyti tai vėlgi mechanika, kaip galvoti apie savo finansus. Aš galvoju, kai žmogus irgi sako, aš turiu tokią kaupiamąją sąskaitą, iš kurios aš tai indėlį ten padedu, investuoju ir panašiai. Tai čia yra blogas sprendimas turėti vieną sąskaitą, iš kurios ir indėlis, ir investicijos. Taip. Nes kodėl? Dėl to, kad indėlis tai nepatenka po investicinę sąskaitą ir jeigu jūs ten dėsit indėlį ir ten po to jį ten susigrąžinsit, tai bus laikoma kaip išėmimo iš investicinės sąskaitos. Kiekvieną kartą tas indėlis, tai geriau jau tokiems žmonėms, kurie nori ir indėlius turėti, ir investuoti, ir einamąją sąskaitą turėti, tai vos net 3, arba iš einamosios į indėlį dėti pinigus, arba jau tą kaupiamąją sąskaitą turėti kaip atskirą nuo investicinės sąskaitos. Visiškai teisingai.
Neturiu ką Jo, papildyti. tai čia Žinok, labai tiesiog gerai. matyt- Jekaterina gerai viską puiku. žinai. Puiku, gerai. Nežinau, egzotika kažkokia, kur, vat, nežinau, susidūrėjai, vat, pavyzdžiui, vat, jo, kripto, pavyzdžiui, irgi klausia. Nepatenka. Taip. Tai tas visas kitas turtas, kurį čia Aha, taip. apkalbėjom pokalbio pradžioj, nepatenka. Tai ten tiek kolekciniai automobiliai, menas, juvelyrika, auksas, jeigu jis yra tikras, ne kažkokie tai ETF-ai susijęti su auksu, tai jie yra nepatenka ir jų negalima deklaruoti. Bet užsiminėjo, ne, auksas susijęs su ETF-ais, ne, arba tas pats kripto, jeigu tai yra padaryta kaip kolektyvinio investavimo instrumentas, tai tokie patenka ar nepatenka? Tai jeigu jie yra listinguojami biržoje, tai jie patenka, nes pirmiausia, čia tai jau tikrai turiu išaiškinimą iš VMI, jie nežiūri, kas yra, kaip čia, to ETF-o viduje, koks ten yra turtas, ar ten yra kažkokia tai kokios ten tos įmonės ar panašiai. Jie žiūri į tą faktą, kad tai yra prekybos vietoje platinami tie vertybiniai popieriai. Tai ETF-ai jie atitinka ir galima deklaruoti per investicinę. Dividendai nepatenka. Tai čia dabar mes aptariam, kokioms investicijoms taikoma arba netaikoma. Ir tada aš taip jau išskirčiau tą trečią dalį nereikalavimų, tai kokios pajamos patenka arba nepatenka, pajamų tipai. Tai dividendai, vienas iš tų pajamų tipų, yra, kuriam yra išimtis, kad jis nepatenka. Tai yra net jeigu jūs turite listinguojamos įmonės akcijų, kurias įsigijote per biržą, ir šiaip pačias akcijas jūs galite deklaruoti per investicinę sąskaitą, bet tų įmonių mokami dividendai bus apmokestinami senuoju būdu. Jie nepatenka į investicinės sąskaitos režimą. Gal čia tokia labai techninis dalykas, bet irgi ir pati susidūriau dabar deklaruodama ir irgi vienas pažįstamas, vėlgi daug čia žmonės, matau, stebiu įvairias praktikas, tai labai įdomus etapas. Vėlgi, dividendai, ne? Tai dabar, pavyzdžiui, aš atidarau preliminarią deklaraciją ir man yra ten tas turto pajamos berods tam laukelėje, ne? Yra visi ten brokeriai man sumetė informaciją, kiek aš dividendų gavau, ne? Iš įvairių įmonių, aš matau ten eilutės. Ar man reikia palikti tą informaciją ten? Ar man ją reikia perkelti prie investicinės sąskaitos kaip įnašas investicinė sąskaita? Tenais yra, jeigu jūs nueinate į patį tą dividendų, tą patiktą informaciją apie dividendus, įėjus į vidų yra mygtukas padarytas jau VMI, kad priskirti investiciniai sąskaitai. Tai taip, jeigu jūs gavote šitus dividendus į investicinę sąskaitą, kaip pavyzdys, jūsų banke vykdote šitą prekybą, ir jums įkrito į banko sąskaitą, kuri yra pradeklaruota kaip investicinė sąskaita, šitie dividendai. Tai jūs tą paspaudžiate mygtuką, priskirti investicinę sąskaitą, išsirenkate kuriai sąskaitai priskiriate ir tada automatiškai tie dividendai yra ir apmokestinami tuo tradiciniu būdu, to kaip visada, 15% fiksuotas GPM tarifas, neprogresinis ir šitas irgi... Taip, geroji ta. Geroji naujiena, Ir tada jisai nueina kaip įnašas į tą investicinę sąskaitą jau neto suma. Neto tai turiu omeny, kad dividendai beveik visada labai dažnai yra apmokestinami mokesčių prie pajamų šaltinio, jeigu tai yra lietuviškų įmonių dividendai, tai tas lietuviškas išskaičiuotas GPM-as, bet ir užsienio įmonės, išmokėdamos jos dažniausiai išskaičiuoja mokestį prie pajamų šaltinio, tai turiu omeny, kad tas įnašas jau yra tai, kas jums įkrito į banko sąskaitą, tai yra neto suma. Bet iš užsienio brokerių tai reikia pačiam tikriausiai susivesti, kiek buvo sumokėta, nes pavyzdžiui, jeigu lietuviškai ankstesniais laikotarpiais niekas nepasikeitė. Ir susivedat pati, pavyzdžiui, susivedi tuos visus dividendus iš užsienio brokerių ir spaudi mygtuką priskirti investiciniai sąskaitai. Aha, gerai. Tai čia dividendai, palūkanos irgi gautos, tą patį tikriausiai, nes jom... Ne visai taip, ne. Tai, kaip minėjau, tam tikros pajamos įeina į pajamas gautas per investicinę sąskaitą, o kai kurios ne. Kai kurios įeina, tai yra kapitalo prieaugis ir palūkanos ir visa kita, kas nėra dividendai. Tai, iš principo, kapitalo prieaugis ir palūkanos iš tų dažniausiai pasitaikančių
kaip čia, yra nedeklaruojamos atskirai, nes jos yra, na, tos vadinamosios, nu, vat, sukasi. Pačioj sąskaitoj jos neišeina. Jos neišeina. Ir neapmokestinamos. Ir tada yra neapmokestinamos. Dividendai, tuo tarpu, jie apsimokestina, nu, nes jiems yra išimtis, jie negali būti laikomi gautais per investicinę sąskaitą, tai jūs juos apmokestinat ir tada priskiriat kaip įnašo sumą. Tai dabar su palūkanom yra dar tas niuansas, kad nuo palūkanų irgi kartais išskaičiuoja mokestį prie pajamų šaltinio, čia užsienio, iš užsienio gautom palūkanom tas dažnai taikoma, tai jį irgi reikėtų deklaruoti, bet jis yra deklaruojamas ne ten, kur jūs visada anksčiau deklaruodavot palūkanas, o prie investicinės sąskaitos, vedant ten visas operacijas, jau tenais yra... Kaip atskira reikia, kaip atskira užsienyje išskaičiuoto pajamų mokesčio sumą reikia tenais nurodyti atskirai. Beje, dividendai ir kalbant apie dividendus, kai žmonės renkasi ETF-us, pavyzdžiui, tos biržoje prekiaujamus fondus, tai dažnai būna, kad tie fondai būna tokie, kur paskirsto dividendus, ne, ir prie fondo pavadinimo būna DIST, toks distributing, ne, arba tie, kurie tos dividendus reinvestuoja. Būna ACC, toks accumulating. Tai kalbant apie investicinę sąskaitą, protingiau tikriausiai rinktis būtent tą, kur akumuliuoja dividendus, ne, kur reinvestuoja, nes tada nereikia mokėti kiekvieną kartą 15%. Kaip tai protingiau yra tai, kas tinka tam konkrečiam žmogui. Jeigu žmogus gyvena iš tų dividendų, tai vienoks. Visaip gali būti, tikrai visokių yra situacijų, bet taip, jeigu tie dividendai iš principo nėra reikalingi, ne, tai jie jums sukurs administracinę naštą. Ir visai nemaža. Nes tie keli eurai, pavyzdžiui, jeigu ten iš nedidelės investicijos įkritę, kiekvieną tą reikės... Kiekvieną reikės pradeklaruoti. Tai turbūt, sakyčiau, jeigu jums nėra svarbus tie dividendai kaip tokie atgauti ir jūs turit pasirinkimą, ne? Čia kalba apie fondą, ne? Jeigu investuojam į įmonės akcijas tiesiogiai, tai neturim pasirinkimo, kad ar jie mokės ar nemokės dividendus. Ar turim? Neturim turbūt. Ne. Turbūt taip. Čia fondo, jo. Tai tiesiog tas pasirinkimas turbūt būtų toks, kad neapsisunkinkim savęs, tai tada geriau tuos dividendus reinvestuotų. Gerai. Gal pabandykim pakalbėti šiek tiek apie mechaniką, ne? Ir kadangi pati, Ada, kiek sakėjai, dirbi ten su nemaža dalim klientų dabar, ne? Ir sėdi prie tų deklaracijų, prie skirtingų brokerių, tai visko matėja, ne? Tai pirmas dalykas, ir aš mačiau, kad žmonės komentuoja, kad galima kažkaip sukelt informaciją, visą failą, pavyzdžiui, ne? Ten parsisiųsti sąskaitą, išrašą kažkokį ir jį tiesiog sukrauti VMI sistemą, girdžiu, kad ten stringa kartais. Sukrauti, tai papasakok, nes aš to nebandžiau daryti pati, tai... Jo, tai mechanika. Tai kai jau yra deklaruojama investicinė sąskaita, tai pirmas langas yra išsirenkam investicinę sąskaitą, pačią sąskaitą, ne? Tai čia jau kalbėjom, kad turi 30 pasirinkimą ir išsirenki tos, kurios yra. Taip pat nebūtinai jūs turite išsirinkti tą iš sąrašo, galite įvesti naują, nes pavyzdžiui, to paties Interactive Brokers nebus toje sąskaitų sąraše, nes tenais yra tik lietuviškų bankų. Ir tai reikia patikrinti, ar visi patikė, nes aš turiu vieną atvejį, kur net lietuviškas brokeris, jis man kažkodėl nepatikė informacijos. Tai gali būti visokių. Tai bet kuriuo atveju jūs galite sukurti naują, ne, ir įvesti, pavyzdžiui, Interactive Brokers, ten reikalingus laukus. Kaip sąskaitos numerį, Interactive Brokers, kokį mes ten tą... kodą, ar dabar kaip ten account numberis, vadinasi, ne, UI, ar kuris, neatsimenu, kaip ten prasideda, bet ten yra kokie, nežinau, 8 skaitmenis, ar ten, kelios raidės ir kažkiek skaitmenis, tai nebūtinai turi būti IBAN kodas, ne, tai gali būti unikalus identifikacinis jūsų sąskaitos arba kliento numeris. Gerai, jeigu kadangi užsiminė apie Interactive Brokers, galim ir to pavyzdžių ir pratesti, net po to reikia priskirti, nuo kada aš esu atidariusi tą sąskaitą ir taip greituoju būdu pabandžiau eiti, nežinau, ir galvoju, koks skirtumas, ar ten aš 23... Koks skirtumas, aš ne visai žinau, galbūt yra bandoma apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo atveju, kad įsitikinti, kad galbūt tenais yra, žinot, tai mes čia kalbam apie Interactive Brokers, bet
kaip čia, yra daugybė paslaugų, tūkstančiai, ne, visame pasaulyje paslaugų teikėjų, tai čia turbūt VMI tiesiog nori, kažkaip, kad, būtų antras unikalus identifikatorius, kad čia jau šita yra sąskaita, kuri buvo sukurta ten tą ir tą dieną, nes kitos prasmės šitam laukui aš nematau, galbūt čia VMI paaiškins, kokia yra to prasmė. Bet kokiu atveju ta informacija yra privaloma, tai mums atrodo jį prasminga ar neprasminga ją pateikti vis tiek reikia. Kur ją surasti? Ir ją reikėtų surasti, tai taip sakant, jau jeigu praktiškai, ne, tai pavyzdžiui, Interactive Brokers, tai net nėra labai sudėtinga, jeigu žinai, kur ieškoti, ne? Nes yra, pavyzdžiui, tenais tokia skiltis Flex Statements, jei dabar taip iš atminties, ir tenais galima susikurti savo statementą ir susidėti savo laukus. Okay. Vienas iš tų laukų yra opening date. Tai įsidedam tą lauką, susiformuojam ataskaitą ir matome tą konkrečią atidarimo datą. Tai čia toks vienas variantas, kur jau akivaizdžiai parodo. Toks labiau buitinis variantas netgi gali būti, jeigu jūs žinote metus, kada, ne, žinau, kad 22, bet neatsimenu kada, ne. Tai jeigu jūs išsitrauksite 22 metų account statementą iš Interactive Brokers, ten pačiam viršuje jums rodys, kad ne nuo sausio 1 yra statementas, o nuo atidarimo datos. Taip. Tai tokiu čia išvestiniu būdu irgi galima tą datą susižinoti. Ta data yra, nuo kada aš prašau priskirti investiciniai sąskaitai, ne, tai va čia kokia čia logika? Tai čia gali būti ne anksčiau nei 25 sausio 1 diena, kai pradėjo galioti investicinės sąskaitos režimas. Galima vėliau arba anksčiau jau nebėra. Ir daugeliu atveju, pavyzdžiui, to pačiu Interactive Brokers, kur mes turėjom nuo senai kažkada sąskaitą ir ją priskiriam, tai manau, kad daugeliu atveju šita data ir bus naudojama. Vėlesnę datą reikėtų rinktis tais atvejais, kai pavyzdžiui, 25 metų viduryje sugalvojau, kad dabar šita mano sąskaita bus investicinė, o iki tol pirkau iš jos pieną ir televizorių, ne? Tai priskiriu 25 metų vidurį kaip sąskaitos deklaravimo pradžios datą. Tai, gali būti, tai arba pavyzdžiui, aišku, ta deklaravimo pradžios data, jinai irgi negali būti ankstesnė negu kad atidarimo pačios sąskaitos data. Tai galima rinktis tą datą pakankamai lankščiai. Okay. Gerai, tada uždeklaruojam ir tas sąskaitos deklaravimo kaip investicinė sąskaita, ne, ir po to jau turim, jau ten kažkuri informacija ateis iš to, kur kalbėjom dividendus, ne, kai kurios galima priskirti, bet tą informaciją, pavyzdžiui, jeigu aš noriu istorinės tas investicijas, kurias tu minėjai priskirti, tai ką aš darau irgi einu į, pavyzdžiui, kaip Interactive Brokers kalbama, ne, nereklamuojam čia, bet tiesiog kaip pavyzdį. Aš galiu pareklamuoti, nemokamai, nes Interactive Brokers labai geros ataskaitos, jos yra 10 puslapių, bet už tai bent galima rasti tai, ko reikia, ne? Nes tai, ko mums reikia deklaravimui investicinės sąskaitos, yra absoliučiai neįprasta. Tai yra tie standartiniai statementai, kuriuos ruošia standartiniai bankai ir standartiniai brokeriai pajamoms deklaruoti, jie yra visiškai nepritaikyti investicinės sąskaitos deklaravimui. Tai Interactive Brokers, kuris pateikia, kadangi turbūt jų klientai yra visam pasauly ir jie nori padaryti vieną ataskaitą, kuri tiktų visiems, tai sveikinu, jiems pasisekė šitą padaryti, nes iš tiesų ten tam account statemente galima rasti praktiškai viską, ko reikia, bet išskyrus galbūt atidarimo datos. Bet čia yra vienkartinis atvejis, ką reikia padaryti. Su kitais bankais ir su kitais brokeriais gali reikėti tos informacijos ieškoti atskiruose ataskaitose, atskiruose metuose ir panašiai. Taip, tai galim priskirti, žodžiu, surandam ataskaitoje, tai už kiek aš pirkau tos vertybinius popierius, ne, priskiriu būtent įsigijimo, ne jų vertę, 24 metų pabaigai, ne, tas svarbus. Tai gal čia pradėkime nuo to, nes aš, pavyzdžiui, savo galvoju, ne, kaip susistruktūravus tą logiką, ne, tai pirmiausia, tai išsirinkau pirmiausia investicinę sąskaitą, jau su kažkokiu tuo unikaliu numeriu. Tada pirmiausia pasižiūriu 24 metų gruodžio 31 dienai, kokios buvo atviros pozicijos, tai yra nerealizuotos. Tarkim, turiu vieną Apple akciją, vieną Nvidios akciją, Akola Group ir dar kažkokių, ne? Ir jų įsigijimo kaina.
Ne, tai tarkim, tai jeigu taip sakant, iš kur gauti įsigijimo kainą, jeigu mes turim Interactive Brokers 24 metų ataskaitą, tai 24 metų ataskaitai bus nesvarbu, kada įsigyta, prieš 10 ar prieš 15 metų bus nurodytas tas įsigijimo kaina. Jeigu mes turim, pavyzdžiui, Revolutą, tai jums reikės eiti į kiekvieną akciją atskirai ir susirasti tos akcijos, kiekviena akcija turi savo statementą, ne, bet į ją kiekvieną reikės nueiti atskirai ir susirasti visų jų įsigijimo vertes. Jeigu mes turim lietuviškus bankus, labai įvairiai, įvairiausiai. Atsiprašau, jeigu pirkau ten per 3 užėjimus, kažkokią akciją, ten, nežinau, kelių mėnesių ten bėgėje, ten pirkau vis papildinėjau poziciją, reikės deklaruoti tą bendrą sumą, kažkokį vidurkį ar kiekvieną atskirai? Bendrą sumą. Bendrą sumą. Netgi iš tiesų, kadangi deklaruojant iki 24 metų gruodžio 31 dienos įsigytas investicijas, reikia nurodyti labai mažai informacijos. Reikia nurodyti sumą ir viskas ten praktiškai. Taip, viskas susumuojama, kaip čia, tos sąskaitos, tos investicinės sąskaitos suma. Tai iš principo aš net tam pavyzdys galiu susumuoti viską kartu ir viską vienoje sumoje įdėti į deklaraciją. Aišku, reikia turėti pagrindimą, iš kur ta suma atsirado, bet galite nepildyti 5 eilučių atskirai, galima tą padaryti. Ir matyti rekomendacija, čia tokia vėlgi techninis dalykas, bet matyti rekomenduojama, aš irgi dabar ištraukiu visas tas ataskaitas, aš jas užvadinu kažkaip, kad aš galėčiau po to praeis, nežinau, 4 metai, VMI nuspręs mane patikrinti, kad, sakys, iš kur čia, kas čia per suma ir man tada, kaip čia, ką čia, kur čia. Aš Katerina, siūlyčiau tau, tai labai gerai, kad tu išsitraukiai, užsisaugojai ir susivadinai, super, padaryti dar vieną žingsnį, tai yra prisekti tuos dokumentus prie deklaracijos. Ten, kai pildat deklaraciją, tiesiog įdedat duomenis, ten nėra vietos prisekti šitą, bet po to jau, kai pateikėt deklaraciją, yra laukelis, kur galima paspausti ir pridėti papildomus dokumentus. Tai geriau ten užsaugot ir jie bus. Aš labai siūlyčiau, nes, gali tikrai sugrįžti pas jūs su klausimais po 3, po 4 ir 5 metų, gal ir dar vėliau, čia gal apie tai atskirai pašnekėsim, tai tiesiog, ir mes žinom, kad kartais visokiausių tų būna situacijų, ir su mumis, tarkim, kažkas ir paveldėt gali, tikrai gali visokiausių situacijų įvykti, tai geriau jau nekaupti tos informacijos vien tik tai savo kompiuteriuose, geriau ją iš karto sudėti ir tie inspektoriai, kurie žiūrės, jie tuos pridėtus dokumentus juos matys. Čia labai geras patarimas, nes, net žinai, aš tokių praktinių pavyzdžių, deklaruoju bankinę sąskaitą kaip investicinę sąskaitą, bet aš iš to banko investavau, į Synergy fondus kažkada, ir dabar, kadangi pririšta tam Synergy, aš negaliu deklaruoti kaip investicinės, man reikia deklaruoti kaip mano, banko sąskaita kaip investicinė. Ir aš pasižiūrėjau, gerai, kiek aš ten turėjau 24 metų pabaigai, tų Synergy fondų, už kiek aš buvau nupirkusi, ir dabar aš, priskiriau kaip įnašą prie tos mano bankinės investicinės sąskaitos. Taip. Bet po to man prisimint po 4 metų ir VMI paklaus, iš kur šita suma? Neįmanoma. Aš neprisiminsiu, kad čia, sakys, tai pas tave nėra bankiniai sąskaitoj, tu čia nieko nepirkai. Ir aš galvoju, būtų gerai dar komentarą laukas VMI deklaracijoje, kad aš galėčiau, pasižymėti, kad, net savo, kad po to aš, turėčiau galimybę ištraukti tos įrodymus ir pasakyti, tai aš čia turėjau minti tą sumą, nes aš, tikrai po to neprisiminsiu. Absoliučiai. Tai aš tik džiaugiuosi, kad tu pati pripažįsti, kad tu neatsiminsi, nes yra žmonių, kurie galvoja, kad aš neatsiminsiu, kad aš tai tikrai atsiminsiu. Bet žinokit, praktika rodo, kad... Aš praeito mėnesio bankinę sąskaitą pasižiūriu ir galvoju, kažką aš sumokėjau, tas 60 €, kažkoks pavadinimas, neprisimenu, Tai manau tikrai už kažkiek metų tai prisiminti bus sudėtinga. Gerai, tai tu tęsk tą logiką. Tai 24 metus, tai susirankiojam, tai iš vienų brokerių bus lengviau, iš kitų bus sunkiau, bet mano nuoširdi rekomendacija yra nepatingėti ir skirti laiko ir susirinkti tą informaciją ir ją sudeklaruoti. Nes tai, ką jūs deklaruojate, tą įsigijimo vertę iki 24 gruodžio 31 dienos, kaip mes kalbėjom anksčiau, jūs vėliau galėsite išsiimti neapmokestinamai. Tai yra, didžiulė vertė ir tik tai po to jau tas viršijanti įnašus dalis, jinai bus apmokestinama. Tai ta vertė yra didelė ir net jeigu tingisi, net jeigu neturit laiko, bet tų investicijų jų buvo pakankamai ženklių, tai padaryti yra verta.
Tai vėlgi čia gal aš biški numeščiau tokį akmenuką į mūsų lietuviškų bankų daržą, kurie yra visiškai nepasiruošę šitą mano nuomonę. Bet matyt, jie laukia VMI iš vienos pusės, o ne deklaracijos. Pavyzdžiui, kai kurios tarpusavę, pavyzdžiui, vat irgi kolegė rodė, tarpusavę ten, tiesiog paprasta, nedidelė tarpusavę skolinimo platforma, jau pasidariusi investiciniai sąskaitai skirtą tokį potinklį, kur jinai mato savo informaciją, kuri būtent padaryta taip, kad būtų lengva deklaruoti. Mūsų tie didieji bankai, taip, jie laukia turbūt kažkokių instrukcijų, gal jie tenais dideli mechanizmai, ten sunkiai išjudinami ir dar iš kokios nors užjūrio valstybės gauti kokį nors leidimą, tai aš suprantu, bet mūsų mažesnieji rinkos dalyviai pasiruošė geriau ir greičiau ir manau, kad tiems, kurie deklaruoja būtent investicinės sąskaitas ir investicijas per juos yra lengviau. Tas pats tu paminėjai į Synergy, tai irgi tai yra nedidelis, kaip jos teisingai pavadins, valdymo įmonė, nedidelė pakankamai palyginus, bet ir jie neturi savo savitarnoje patogaus įrankio, bet visiems savo klientam atsiuntė ataskaitą. Tai vadinasi, rūpinasi, galvoja ir žino, ko reikia jų klientam ir tuo pasirūpina. Tai aš nuoširdžiai tikiuosi, kad kitais metais mūsų didieji bankai bent jau padarys minimalius namų darbus šitų klausimų. Gerai. Nes kalbant apie tai, kad ar galima kažkokiu automatiniu būdu importuoti duomenis į VMI, teoriškai galima, praktiškai tai ne, nes niekas nėra pasiruošę VMI duomenų reikalavimams. Ir ta informacija, kurią, pavyzdžiui, jūs susirenkate iš Interactive Brokers, SEBO, SVEDO, Synergy ar dar iš kažko, jūs patys turite sudėti į Excelį, kuris turi būti paruoštas pagal VMI reikalavimus ir jį tada galite uploadinti, įkelti ir tada tie duomenys atsiranda jau, tarkim, 100 eilučių turit, jos visos sukrenta automatiškai. Bet ką ten reiškia tą VMI Excelį užpildyti, tai ten tų reikalavimų yra nemažai ir man pavyko vieną kartą įkelti. Pavyko, tai teoriškai veikia. Praktiškai, tenais man tiesą pasakius yra liūdna, gaila ir net truputį gėda už mūsų VMI, kad šitam AI-jaus amžiui veikia taip blogai. Ta prasme, kad yra, pavyzdžiui, ar ten taškas, ar kablelis, ar datos formatas padaro kritinę klaidą, dėl kurios mes negalim uploadinti. 26 metais aš tikėčiausi geresnių technologinių sprendimų, kurie būtų lengviau gyvendinami. Aš čia scrollinu savo komentarų sekciją prie vieno posto ir bandau surasti. Čia vienas vaikinas buvo pateikęs sprendimą, jis kažkaip įmetė į vieną iš... Mačiau tą komentarą. Mačiau. Ta parašė failą ir jam kažkaip... Ten yra IT sektoriaus žmogus, man atrodo. Taip, neskamba tavo, paprastai. Ne, tai šiaip tiesą pasakius, tai nereikia čia, šiaip AI-jus, jeigu pas ką yra daug operacijų, AI-jus yra nepakeičiamas. Šitoj vietoje jisai yra labai greitai, bent jau iš tų PDF-inių statementų sukelia informaciją į lenteles, padeda ją atfiltruoti. Kurį naudoju? Aš asmeniškai naudoju Gemini, nes mes apskritai darbui naudojam Google Workspace. Tai pavyksta, ten sugeneruoti failą. Tai kaip pavyksta tiek, kiek esi pasidaręs, tai kadangi tai yra mano darbo dalis, tai aš esu jį pasidariusi taip, kad jis man tikrai suteikia labai daug pagalbos. Žmonėms, kurie deklaruoja tik savo vieno deklaraciją, tai turbūt neskirs tiek laiko, bet ir tai labai didelė pagalba gali būti įvertinant tą duomenų teisingumą ir būtent bent jau iš tų PDF-ų atsijojant, kur čia ta informacija yra ta, kurios man reikia. Gerai, dar Ada, kalbėjom apie tas istorinės, taip aš vadinu, investicijas, ten padarytos iki 24 metų pabaigos, tai kaip paminėjai, viską reikia tiesiog sudėti ir pateikti kaip, iš principo, vieną eilutę. Bet 25 metai, jau, vėlgi, mačiau, žmonės komentuoja, kad aš tiesiog sudėjau visą sumą, kiek aš ten investavau 25 metais ir padariau kaip įnašą.
Nu, ar tai yra teisinga, ar visgi mes turim atskiras transakcijas? Sakyti, jo kiekvieno atveju atskirai galima visas, tarkim, jau čia pakalbėjom apie tas buvusias investicijas, dabar apie pačius 25 metus, tai tenais įnašus galima deklaruoti vieną sumą, jeigu nebuvo nei vieno išėmimo. Tai šitą net yra oficialiai pasisakė VMI savo sprendimų taisyklėse. Jeigu nebuvo ne vieno išėmimo. Bet išėmimu, priminsiu, laikoma ne tik išėmimas, kešo išėmimas iš sąskaitos, pavyzdžiui, bet kokia neleistina ta išlaida irgi skaitosi išėmimas. Neleistina išlaida gali būti ir, pavyzdžiui, valiutos konvertavimo mokestis specifinis. Tai irgi yra neleistina išlaida, kuri skaitosi kaip išėmimas. Teoriškai sumokėjot 5 eurus, ten kokį nors konvertavimo mokestį, tiesiog tokį. Ir tai apsprendžia tai, kad nuo tos dienos, kai jis buvo nuskaitytas, jūs kiekvieną transakciją turėsit atskirai. Ir ta transakcija tai vėlgi ne tik kešo įnešimas ir išėmimas, nes čia dar nebūtų labai sudėtinga, bet priminsiu, dividendai, tai irgi kiekvieni dividendai, bet mes juos pradeklaravom atskirai ir čia dabar turim dar kartelį, jeigu tą priskirimą padaryti investiciniai sąskaitai. Taip pat palūkanos, jeigu iš jų buvo išskaičiuotas tas mokestis prie pajamų šaltinio, jas irgi reikia deklaruoti. Ir, sakau, tai praktika yra tokia, kad tenais tikrai pasidaro tų deklaruojamų sandorių nemažai, ypač 25 metais, kai dar buvo taisyklės neaiškios, žmonės dažnai padarydavo, pavyzdžiui, turi investicinę sąskaitą, bet jie laiko investiciją ir tai, kad jie į nuomojamą butą nuperka skalbimo mašiną, nes jiems tai čia, atrodo, žinai, aš investuoju iš principo, tai va čia tie tokie praktiniai niuansai. Jo, pas mane dar pačioj, kad investicinę atidariau sąskaitą, tai netyčia už vaiko būrelį sumokėjau. Tiesiog, kur būna pasirinkimas sąskaitų, tai ne tą paspaudžiau ir sumokėjau. Tai reiškia, kad kiekvieną transakciją atskirai turėsi deklaruoti, bent jau jeigu taip skaitant pagal įstatymo raidę. Tai aš pati asmeniškai irgi tikiuosi, kad šitoj vietoje gal VMI pasižiūrės tas savo taisyklės, nes iš principo aš suprantu, kodėl jie taip nori daryti. Jie nori taip daryti, kad jie identifikuotų konkretų momentą, ar nėra išėmimų ir įnašų santykis pasidaręs neigiamas vidury metų, kažkokiu momentu, nes tu, pavyzdžiui, išėmiai ir tada prieš metų pabaigą grąžinai lėšas, tai kad jie teisingai suskaičiuotų apmokestinimo momentą. Bet tais atvejais, kai yra akivaizdu, kad tas išėmimas neviršija įnašų sumos, tai tas padieniui deklaravimas yra darbas dėl darbo, Ada, aš prisimenu, aš kadangi dalyvavau tos investicinės sąskaitos, dar dirbdama Lietuvos banke, dar mes padėjom finansų ministerijai. Savo herojus. Ne, bet čia dar buvo tas visas idėjinis. Čia labai geras dalykas. Jo, ir pati idėja buvo padaryti, ir net ir komunikavo finansų ministerija, kai galiausiai buvo priimtas įstatymas, kad padaryti geriausią pasaulyje investicinę sąskaitą. Bet kai mes kalbam apie geriausią, tai ne tik matyti tą finansinę naudą, bet ir patogumo prasme. Tai geriausia tai yra tai, kas nereikalauja iš tavęs didelio darbo, žinojimo, ten subtilybių įstatymų ir panašiai. Bet dabar atrodo, skamba viskas, pernelyg, aplipdyta dabar VMI išaiškinimais, kur, tampa pernelyg sudėtinga. Kur galbūt tam paprastam žmogui, kuris, žinai, aš galvoju, kažkas gali leisti pasamdyti tave, kad tu atsisėstum, ten išrankintum visas transakcijas, uždeklaruotum, žinai, šito galima, šito negalima, čia dividendus čia priskirti, palūkanas ten, čia sumokėti tiek, tai tu gali padaryti, bet tas vidutinis žmogus, kuris negyvena tais mokesčiais vieną kartą per metus, atidaro tą savo deklaraciją, atrodo, pernelyg sudėtinga. Tiek gilintis, tiek žinoti, tai, tampa ta investicinė sąskaita tokia, šiek tiek nukrypo nuo to pirminio savo tikslo. Aš čia tik tai tau galiu pritarti gal šitoj vietoj, nes, pavyzdžiui, tiesiog gyvą pavyzdį turiu. Vakar turėjau tokį trumpą skambutį su vienu investuotoju ir jisai sako, čia taip, jau ir to laiko nėra ir aš pats taip tingiu čia gilintis, gal aš nedeklaruosiu. To žmogaus portfelio įsigijimo vertė yra kokia 200 000 eurų. Ir jis galvoja,
kad gal tiek to man yra sudėtinga. Kas man netelpa galvoj, nes ta prasme čia nauda šito ir, kad, kai sakot, kad geriausia pasaulyje, tai aš neturiu duomenų, bet aš iš to, ką girdžiu, nes, pavyzdžiui, irgi yra klientų, kurie su užsienio investicijų valdytojais dirba, ir tada aš dirbu su tais užsienio investicijų valdytojais tam, kad mes padarytumėm tos mokesčius. Tai aš tikrai girdžiu iš tų užsienio investicijų valdytojų, kad jie išgirdę apie mūsų investicinę sąskaitą, kaip čia maloniai nustemba, kad iš tiesų tas režimas yra labai labai palankus ir geras ir skatinantis investuoti. Bet tas administravimas, jis yra rakštis. Aš tikiuosi, kad kitais metais bus tikrai geriau, nes mūsų brokeriai, bent jau vietiniai, tie brokeriai, bankai bus ženkliai geriau pasiruošę. Ir patys žmonės jau bus. Ir žmonės bus pasiruošę. Bet čia, sakau, tai čia turbūt tik tai, ir negaliu aš kaltinti labai stipriai VMI, kad jie čia vėlavo. Ne, VMI įgyvendina. Jie įgyvendina, jie vėlavo, jie patys daug ko nežino, tikslinasi su Lietuvos banku, su finansinių ministerija. Tai visas tas procesas yra ilgas ir klampus. Ir gaila, kad mūsų valdžia gal leido jam tokiam tapti. Bet čia jau dirbam su ką turim. Ką turim, čia toks lyrinis nukrypimas. Kadangi Ada galvoju, pakalbėsim valandą, bet matau, kad jau 1,5 valandos ir dar galėtume kalbėti, bet kažkaip norisi jau kažkaip į pabaigą judėti. Visgi vienas dalykas, noriu dar šiek tiek tą sujungti dalį, kur lengvatos, tai tos 500 eurų ir investicinė sąskaita. Bet kaip jos tarpusavėje draugauja ar nedraugauja? Labai geras klausimas, žinok, Jekaterina, nes aš manau, kad daug kas į tai žiūri arba taikau vieną, arba taikau kitą, nors iš tiesų tai galim taikyti juos abu ir iš to gauti didžiausią ir geriausią naudą. Pavyzdžiui, vėl eikim prie tų konkrečių pavyzdžių. Čia savo pavyzdį galiu, konkretų pasidalinti gal, nes irgi turiu, tarkim, per tuos užsienio brokerius, investuoju ir tenais aš aišku noriu priskirti investicinę sąskaitą, nes jūs girdėjot, gal aš manęs čia yra aukso kasykla. Tai tikrai. Bet turiu, pavyzdžiui, yra ir tuos vadinamosius money market funds. Taip, pinigų rinkos priemonės. Taip, kurie teoriškai irgi galėtų patekti po investicinės sąskaitos režimu, bet moka palūkanas, kurios, ten mano trumpos tokios investicijos, jos yra tų palūkanų yra keli šimtai eurų per metus. Ir, tos sąskaitos, kur aš laikau būtent tos pinigų rinkos priemonės, aš nedeklaruoju specialiai būtent tam, kad pasinaudoti tą lengvatą iki 500 eurų neapmokestinamųjų pajamų. Techniškai dar pakalbėkim, kaip susijungia, nes jeigu mano supratimas yra, kad jeigu aš deklaruosiu kažkokią tą piniginę sąskaitą, iš kurios aš investuosiu, kaip sakai, pavyzdžiui, pinigų rinkos priemonės ir ten kažkokius akcijas, ten fondus ir panašiai, tai jeigu tai yra viena sąskaita, kurią aš deklaravau investicinę sąskaitą, aš jau 500 eurų lengvatos negaliu panaudoti. Taip, teisingai, ne? Tu teisingai sakai, taip, tai turi būti atskiri dalykai, Tai aš, pavyzdžiui, tos pinigų rinkos priemonės ten tam tikram kitam brokeryje turiu, kur yra atskira sąskaita, aš jos nedeklaruoju, Bet jeigu, tas pačias pinigų rinkos priemonės ir per Interactive Brokers galiu įsigyti, bet tada jau privalėčiau, iš principo, po investicinė jau 500 eurų lengvatą, bet tai dalį jau pritaikyti negali. Teoriškai, šiaip geras momentas, aš galvoju, kad gal šiaip negalėtum, bet jeigu tu nedeklaruoji kaip įnašo tų lėšų. PMI sakė, kad 500 eurų lengvata, jeigu jau uždeklaravai tą sąskaitą kaip investicinę ir iš jos investuoji į kažkokias priemonės. Bet, pavyzdžiui, jeigu tu, nes pinigų rinkos priemonė patenka po investicinės sąskaitos režimu, bet jeigu, tarkim, pasirinktum kripto, iš tos sąskaitos, kripto investuoji, tai ką tu darai, tai tu deklaruoji kaip išėmimą, ir apmokestinimas standartiškai. Tai teoriškai tą investicinę į pinigų rinkos fondą, teoriškai irgi gali lygiai taip pat kaip tą kripto deklaruoti ir apmokestinti standartiškai. Tai gal VMI nenori to, nes mes čia suplakam kelis dalykus į vieną ir administruoti yra labai labai sunku. Tai nerekomenduoju to daryti turbūt, bet ir geriau jau, jeigu norit ir tą naudoti, turėti atskirai, man atrodo, visiems bus lengviau ir paprasčiau.
Bet teoriškai gal ir įmanoma. Taip, nežinau, griežtai labai nepasakyčiau, nes aš manau, kad vis tiek mokesčių mokėtojas turi teisę pasirinkti, ką priskirti, ko nepriskirti. Iš VMI tikrai ne vieną kartą girdėjau kaip ir komunikaciją, kad jeigu jau mes priskiriam kaip investicinę, ne, ir iš jos daroma kažkokias, sutartinį finansavimą, ten palūkanas, tai mes jau negalim 500 eurų lengvatą pritaikyti būtent tam judėjimui per investicinę. Tai, tai nematyti, galim sutarti, kad tai yra toks ant ribos momentas. Aš to nedaryčiau, sąmoningai aš to nedaryčiau, nebent atsitiko atsitiktinai ir tada jį reikia ieškoti sprendimų. Taip. Aha, gerai. Tai tas santykis tarp investicinės sąskaitos ir lengvato, tai iš principo dar vienas dalykas, ką aš visada sakau, kad jeigu, pavyzdžiui, investuoju per kažkokias sutartinio finansavimo platformas ir aš turiu, pavyzdžiui, nežinau, nemažai jų, bet sumos ten yra nedidelės, tokios labiau pasibandymo, edukacija ir panašiai, tai aš jų net tiesiog, jos eina ten pas mane ten kažkas per Paysera sąskaitą, aš jos nedeklaruoju kaip investicinės, ten dar kažkokią sąskaitą, tai aš jų tiesiog jos palieku šone, aš nepriskiriu prie investicinių sąskaitų ir tai jau apyvartą, tam pelnui gautam, aš jau pritaikau 500 eurų lengvatą. Tai galima kombinuoti, dalį aš prie investicinės sąskaitos, o dalį aš tiesiog palieku atskirai ten ir pritaikau lengvatas. Tai va čia, matyt, būtų geresnis toks, visa ta kombinacija. Gerai, tada dar pabaigai, nežinau, kažkokie praktiniai, kadangi vėlgi dabar deklaravai, pildai ir panašiai, galbūt kažkokie tokie momentai, kur irgi geras buvo momentas, kad prisekti išrašus, kurie bus jau prie tos deklaracijos ir nereikės ten kažkur bandyti atkapstyti, gal kažkokių dar yra patarimų. Ar taip atrodo viskas jau taip paprasta? Ne, nėra ta prasme, tikrai kas nėra, tai net man neatrodo tai labai paprasta, bet tai neatrodo paprasta ne tai, kad čia yra sunku suprasti, bet labiau yra, kad yra daug informacijos šaltinių, daug atskirų dokumentų ir juos visus sužiūrėti, prasideda, tarkim, tas pats valiutos, labai daug finansinių priemonių yra doleriais. Apie valiutas turiu klausimą, beje, irgi mūsų skaitytojo, nežinau, klausytojo, kaip pavadinti, dėl valiutos konvertavimo. Gerai, kad priminėjai, žmogus klausia, jeigu, pavyzdžiui, aš deklaruoju savo Interactive Broker sąskaitą kaip investicinę, ten turėjau eurus, milijoną, sako, konvertavau į dolerius ir sako, VMI jau lyg ir kaip ir traktuoja čia kaip kažkoks, neleistina transakcija, nes valiutos konvertavimas kaip ir lyg ir netinkamas kažkoks finansinis instrumentas, kurį aš nelaikyčiau apskritai galbūt net finansinių instrumentų, tai yra tiesiog konvertavimas iš vienos valiutos į kitą ir vos negresia čia aiškinimas, kad čia kažkoks išėmimas. Turėjai tokių, nežinau, ar buvai susidūrus, ar... Suprantu, iš kur ir kyla pagrindas, nes teoriškai valiutos konvertavimas, kažkoks tas treidinimas, valiutom, tai nėra šitas. Bet jeigu tas buvo konvertavimas su siekiu įsigyti finansinę priemonę, kuri yra denominuota doleriais, nes kitaip... Netgi toks, žinau, kad doleris, pavyzdžiui, dabar, silpnėja, nenoriu ten laikyti, tarkim, dolerį noriu... Bet kokių priežasčių turėti. Tai, gerai, nesu susidūrus su tuo, kad tai traktuotų kaip... Kad VMI aiškintų kažkaip neigiamai, ne? Ta prasme, jeigu aiškintų šitaip, aš galvoju, kad tai paneigtų labai didelę mūsų investicinės sąskaitos prasmę, nes jeigu tai traktuotų kaip išėmimą, tai čia tada netenka prasmės ir iš geriausios pasaulyje mes gaunam apie nieką. Tai aš taip galvočiau, kad tikrai nėra aiškaus, man atrodo, atsakymo, bent jau nesu jo tokio mačiusi, Bet pati sakytum, kad labiau tai būtų nelogiška ir aš tau pritarčiau, nes man net, apskritai toks atrodo investicinis... Tai treidinimas, jau kaip veikla. Bet aš galvoju, kad čia ne apie tai. Ne, čia ne apie tai, tikrai čia apie tokius labiau pavienius veiksmus. Ir man atrodo, irgi investicinės sąskaitos režimas, jis neturėtų apriboti mano galimybių elgtis protingai investuojant. Tai jeigu aš, investuoju, ten turiu eurus, tai investicinėje sąskaitoje viskas eurai
Ir, pavyzdžiui, nežinau, kažkokia, geriau, eurai blogas, geriau, doleris, ne, doleris. Ir aš žinau, visi ekonomistai sako, doleris, ne, visa ten Trumpo administracijos politika yra nukreipta į tai, kad silpnint JAV dolerį, kad būtų eksportas konkurencingesnis JAV. Ir jeigu mano, kaip protingo investuotojo, aš noriu apsisaugoti nuo to, ne, aš noriu konvertuoti geriau tos JAV dolerius į eurus, ne, tai toks elgesys turėtų būti skatinamas. Nes jeigu jis, toks, ne, čia jau, kažkaip čia tu ne tą padarėjai, bet, ne, aš ir toliau noriu investuoti, mano tas tikslas investicinės sąskaitos nepasikeitė, aš tiesiog elgiuosi protingai. Ne, lygiai taip pat su indėliais, man atrodo, dabar neprotingai padaryta, kad indėliai, tarkim, nėra priskiriami investiciniai sąskaitai. Ką tai reiškia? Jeigu aš dabar investuoju, nusipirkau įvairiausių obligacijų, ne, man dabar, išpirkimai, dabar visi mėgsta iš anksto išpirkti, ne, krenta pinigai. Ir aš turiu dabar tos pinigus, kuriuos aš, visai man gal būtų gerai dabar padėti kelių mėnesių indėlį, kol aš ten, neatsiras kažkokių ten kitų investavimo galimybių. Bet aš to padaryti negaliu, nes jeigu aš padėsiu indėlį, man VMI sakys, išėmė iš sąskaitos. Nors aš nei čia, nustoju investuoti, ne, aš elgiuosi protingai. Kitų dalykų, ieškai money market fondo ar dar kažko, bet tada gaunasi, kad man neįstato į tam tikrus rėmus, kur aš negaliu elgtis, kaip investuotoja, galbūt protingai, kaip tik aš turiu elgtis pagal tai, kaip, kažkaip įstatymo leidėjas, kuris, irgi ten nelabai suprato, ką ten patvirtino, aišku, kai pas mus būna, ne, ten parengė ministerijos specialistai ir po to, irgi ir natūralu, kad atsiranda kažkokių tokių spragų, ne, tai neturėtų būti taip, lygiai taip pat ir su valiutos konvertavimu. Grįžtant, man atrodo, kad šiek tiek būtų nukrypstama nuo tos investicinės sąskaitos logikos. Visiškai, žinok, tik tai pritariu tau, kad teoriškai turėtų būti taip, kad mūsų ta investicinė sąskaita, visą tą investicinį nediskriminuoja vienokio ar kitokio elgesio, nes, vėl indėliai tampa mažiau patrauklė priemonė. Bet, tas gyvenimas turbūt toks ir yra, kad, mes turim, pavyzdžiui, tokių lengvatų, dabar, pavyzdžiui, panaikinta, ne, į pensijų fondus ir investicinį gyvybės draudimą, ne. Tai irgi tai buvo būtent tam tikroms priemonėms, tam tikroms sąlygoms skiriama lengvata, bet neskiriama, pavyzdžiui, nežinau, ten į tiefus, neturėjom tokios lengvatos, ne? Tai čia, kur irgi abejotina, ar čia mes protingai valstybė skatino, tai kai kurios... Galima diskutuoti, bet čia turbūt jau politikai, čia jau filosofiškai mes pradedame, ką politikai renkasi skatinti, nes per mokesčius yra skatinamas vienoks ar kitoks elgesys, didinami akcizai, ten alkoholiui, kad mes mažiau gertumėm, alkoholinių gėrimų, bet duodamos mokesčių lengvatos, tarkim, investuojant tam, kad mes daugiau investuotumėm. Ir tai yra labai galinga priemonė. Ir aš labai norėčiau, kad jie naudotųsi protingai ir, taip sakant, pagalvotų, ką skatina. Taip, tikėkime, kad bus ta peržiūra ir natūralu, kad priima įstatymą, ypatingai naujas dalykas, dar, nepačiupinėtas, nežinom, ko ten nežinom. Ir, tikiuosi, kad su sekančiu tuo įstatymu pakeitimu visą, ir kalbėjom apie obligacijas nelistinguojamas, kad jas įtrauks, tos indėlius irgi vertėtų, man atrodo, apsvarstyti, kodėl mes juos taip diskriminuojam, kažkaip išimam ir kiti dalykai, galbūt jeigu valiutos konvertavimą čia visgi sutraktuos kaip kažkokį čia išimimą net neleisina. Bet aišku, nežinom. Mes dar daug ko, gal taip sakant, visas leitmotyvas, mes dar daug ko nežinom apie investicinę sąskaitą, nes praktikos nėra. Už kokių 2-3 metų mes turėsim pirmuosius teismų sprendimus, tada ir bus aišku. Gerai, Ada, atrodo man taip, ką žinom, tai pakalbėjom. Nebent dar kažką galvoji, ko dar nepadingiam ir vertėtų dar paskutinį žodžią. Labai plačiai pakalbėjom ir giliai. Gal, žinai, ko neaptariam, o kiek laiko mus gali tikrinti. Jo, čia tai gali pasidaryti. Čia aš turiu tą savo asmeninį skausmą, nes ir dėl ko dar užfiksavau, kad prisekit tuos duomenis prie deklaracijos, tai dėl to, kad standartiškai tai VMI ir mes patys galim tikslinti deklaracijas 5 metus atgal. Dabar kas bus su investicinė sąskaita? Tai dabar, pavyzdžiui, mes 25 metų sausio 1 dienai pradeklaravom, tarkim, Katerina pradeklaruoja, kad jos įnašai į investicinę sąskaitą yra 20 000 eurų, kurie susideda iš finansinių priemonių įsigytų iki 24 metų gruodžio 31 dienos.
Ir galbūt natūralu tikėtis, kad VMI gali kvestionuoti 5 metus, ane, šitą įnašų sumą. Nu, ar tikrai tie 20 000 eurų yra pagristi? Taip, ar aš nesugalvoju tiesiog skaičių iš lempos, taip, jai nupišiau, ne, ten ataskaitą kokią nors brokerį, taip. Ir, nu, nes tas standartinis mokesčių senatis yra 5 metai. Tuo tarpu, kas atsitinka, jeigu tu visus 5 metus neišsiemiai tų 20 000 eurų, tik dėjai papildomai arba išsiemiai mažiau, ne? Ir tarkim, praėjus 6 ar 7 metams išsiemi 30 000 eurų. Taip, tai yra tos 20 000. Taip, tai 20 atskaitai, ne, neapmokestinami, 10 tampa apmokestinami. Nesvarbu, kad praėjo daugiau negu 5 metai nuo įnašo sumos, VMI turi teisę tikrinti tai dienai, kai tu padarėjai tą išėmimą, tai dienai esančių įnašų sumą. Nesvarbu, kada jie susidarė. Vadinasi, jeigu, pavyzdžiui, tu dukroje, ne, sakei, tu investuoji reguliariai, ne, bet ir, tarkim, jos ten ateities gyvenimui ar studijoms. Ir darai tą 20 metų vien tik tai įnašų pavidalą, ne karto neišimi, bet tą dieną, kai tavo dukra išsiims jau savo, nežinau, būsto pirkimui arba nežinau, studijų apmokėjimui, VMI galės už visus 20 metų prašyti pagrindžiančių dokumentų. Jeigu jūs jau nebūsit prisegę, chances are, kad nerasit savo duomenyse, nes bankai keičia sistemas. Per tokį ilgą laikotarpį gauti iš savo finansų įstaigos to, kas buvo prieš 20 metų, praktiškai gal pagerės sistemos, bet šiai dienai prieš 20 metų buvusių duomenų gauti labai sunku, ypatingai sunku, ypač iš brokerių, dar gal bankas dar labiau saugo. Tai man čia, žinokit, yra didelis skausmas ir nerimas, tai pavadinčiau, aš tikrai nerimauju dėl šitos nuostatos. Tas nerimas įsigyvendins labai negreitai, tai jis įsigyvendins tik tai po 6-7 metų. Ir kai mus tikrins po 6, 7 ar 20 metų, VMI tikrins nes dabar mes deklaruojam pagal savo šiandieninį supratimą ir kaip mes sakėm, mes daug ko nežinom, bet kai jau VMI tikrins po 6, 7 ar 20 metų, jie tikrins pagal tos dienos supratimą, kur jau bus viskas aišku ir 100 bylų. Taip, ir atrodys, tai nedarė taip, kaip reikėjo, nors šiuo momentu mes ir nežinom, kaip reikia. Ir mes nežinom. Taip, galbūt protingesnis sprendimas ir iš VMI pusės, galbūt tiesiog ypatingai lietuviški brokeriai, kurie jie galėtų pateikti informaciją, bet kiek mano, tarkim, 24 metų pabaigai, už kiek aš buvau nusipirkusi visų finansinių priemonių. Mes kalbėjome apie tos bankus ir jų būtų sprendimas ir tada tiesiog VMI iš karto, didžiąją dalį visuomenės iš karto patikrintų, ar jie, ką jie ten pripaišė, ten kažkokių skaičiukų, kad jie yra iš tikrųjų teisingi. Nes VMI, aš manau, kad mažai reikėtų turėti iliuzijų, kad VMI patikrins visus mokesčių mokėtojus ir užsidarys savo duris tikrinti 20 metų pusės, jo, aš suprantu, bet iš kitos pusės, tada atidarom tokią erdvę žmonėm, kurie, piknaudžiauti iš principo, sakau, pripašyti ten su AI tų ataskaitų kažkokiu, kad aš ten 100 įnešiau 1000. Dabar taip yra. Dabar taip yra, kad turiu omeny, kad kai įvedi įsigijimo kainą, tarkim, yra finansinės priemonės pardavimas, ir įsigijimo kaina, tai vis dar gali su AI jums pripaišyti, ko nori, už dokumentų klastojimą baudžiamoji atsakomybė. Gal tai to nedaryčiau. Nedaryčiau šitą. Bet pinigų legalizavimas. Pasibels, čia net ne bauda, net ne mokesčiai. Bet pinigų legalizavimui tokiam, šiek tiek irgi galėtų būti erdvė tokiam, uždeklaruoja, kad 100 000 mano įnešimas, nežinau, kokiam, sakėm, Indijos banke, kažkokiam, ir taip prisegu, po to kažkaip prasuku ir taip ir, turiu jau pinigų. Bet gerai, gal nenueikime tą temą, tai svarbu, ačiū už tą dėmesio atkreipimą, tai tikrai vertėtų prisekti tas ataskaitas dabar deklaruojant, ir bus ramu ir po 20 metų, jeigu ten jau parduosim, ir ten tikrins VMI, tai bent jau būsime tas ataskaitas pateikę, tai nereikės iš naujo ieškoti. Ada, didžiulis dėkui, tikiuosi, kad tiems, kas planuoja dabar artimiausiam dienom mėnesį deklaruoti, beje, deklaravimas pratęstas iki birželio 1 dienos, tai reiškia ir mokesčių sumokėjimas, iki birželio 1 dienos, tiems, kurie deklaruoja investicinės sąskaitas. Jeigu nedeklaruoju, turiu iki gegužės 4 šiais metais
tvarkingai pateikti, ne, ir jau ten sumokėti, kas priklauso. Visiškai teisingai. Gerai, tai sėkmės investuojantiems, deklaruojantiems investicinę sąskaitą. Kitais metais bus lengviau, aš tikiuosi, bet šiais metais jau reikia, kaip sakai, prisėsti, padirbėti. Tai ačiū, Ada, už tai, kad prisijungė, atėjai ir pasidalinai savo patirtim. Ačiū labai, kad pakvietei. Ir kviečiam sekti ir stebėti Invest. Ačiū.